Nu gerai, žiūrėkit vyrai, aš galėsiu papasakot, pavyzdžiui, apie reikalus kemperių. Pakalbėkim, vasarą iš tikrųjų ateina žmonės, gal dar dėliojas planus baidarės, ne? Tai tarkim, man, kuris nėra bandęs, aš galvoju, gal pradėti reikėtų nuo, tipo, tik dėl to, kad nereikia niekur važiuoti ir man šiaip romantiškai atrodo, kai bėgioju, aš matau, kai Vilnelė plaukia žmonės. Bet šiaip, jeigu išvažiuoti iš Vilniaus, kur jūs rekomenduotumėt? Bloga upė yra Vilnelė. Bloga, ne? Bloga. Aš plaukiau 2 kartus iki Kernavės nuo Vilniaus, Nerimi. Tai Neris yra tikrai tavo tas variantas. Baidarėm, jo, daugmaž. Plati, lėta, žinai, aišku, vietom užsisuka, yra tų rėvų, akmenų, ten reikia žiūrėti, žinai. Taip. Bet šiaip tikrai tu gali ten praktiškai neirkluoti. Ir šitą. Mažas upės tai tikrai ne, Šalčia tikrai ne. Oi, mes plaukiam kažkokio. Kur yra Šalčia? Ignalinos rajone. Šalčininkų. Jo, esmė yra tai, kad net irklams nėra vietos, vien nendrynai. Galai užstrigdavo. Antiek siaura upė, kad susiaurėdavo, kad užstrigdavo šonų, va tai baidarė priekis ir galas į krantus ir padavės. Nėra 4 metrų, jo, ten būdavo 2 metrai galbūt pločio, nėra kaip ir kluoti. Ir keistų upių yra. Tai gal jeigu Vilniui Nerimi, tai easy plaukt, Nerimi iš vis yra vakaro plaukimas, kur tu iš nuo Verkių kažkur ten, ta prasme, tuos senųjų Verkių kaimų sėdi ir tai yra 2-3 valandų plaukimas, ta prasme. Žiauri fainai, greitai, viskas puikiai vyksta. Iš naujosios Vilnios Vilnelė plaukti. Nu, ten šiknos draskimas, ta prasme, visiškai yra dėl to, kad tu sėdi nuolat ant akmenų. Jo, ir nuolat turi irtis. Turi būti žiauri, patvinusi pavasarį arba rudenį ant daug vandens, tada yra faina. Nu, bet ten gražus vaizdai, įdomus. Pasimėgus, dirbti reikia. Jo, Vilnių pamatai tokį keistą, kažkokios trobos, stovi pustvarčiai, tokie kažkokios srutos bėga, suprantate, kažkur toks keistas reikalas. Čia ta patirtis, mes kaip plaukėm į Kernavę su nakvynė, aišku, nes ten nespėtum per dieną. Tai už Vilniaus tiek pasimatė, kaip žmonės bajoriškai gyvena prie Neries. Kokių sodybų yra. Ten tiesiog fazendos, hazendos. Mes pernai plaukėm su Liepos 6 renginiu, su himno giedojimu. Oi, tu savo kokių vietų yra kosmosas. Ir šitų jo srutų vamdžių pilna, iš tikrųjų. Jo, sodybėlė ir žiūri kažkas ten vos nekaps. Ir Vilnelė lygiai tas pats. Grigiškių skandalas tas pats irgi buvo. Žiauriai keistas dalykas, bet va čia tos Vilniaus upės, kuriomis tikrai yra, nu, vis tiek faina prasiplaukti, pasižiūrėti. Žeimena, aišku, ten klasika, žinai. Jo, klasikų klasika yra turbūt Ūla, kuri yra Varėnos. Jo, ne. Ūla yra Varėnos rajone. Nu tai čia turbūt yra visų baidarininkų, nežinau, populiariausia vieta. Ten sėdi Zervynos ar dar kažkur, žiauriai gražu, žiauriai nerealūs vingiai, kosmosas. Man dar labai patiko Šventoji, mes iš Anykščių išplaukėm, prieš Anykščius išplaukėm ir jau ten iki Anykščių persikėlė ir toliau plaukėm. Šventosios skardžiai, plotis, ta prasme, tai yra kažkas, tu negali patikėti, kad tu matai būtent tą upę arba tokį landšaftą, nes tu niekada iš kranto pusės to nepamatysi. Šiaip žiauriai gerai. Taip, labai spėdinam. Žinau, kad šiaurės vakarų Lietuvoje yra Akmena, jo tokia upė, kur visiškai ekstremali pavasarį, kaip kalnų upė yra. Tokios srovės, kad tik tai aukščiausio levelio žmonės varo, kurie sugeba valdyti. Gintai nuo tos ir pradėjo, tada normaliai. Ir šiaip, dar čia geras kampas, Gintas gal neturės ko papasakot, konfliktai su antrom pusėm, žmonom, merginom baidarė. Esi turėjęs. Nu, bet tikrai, kaip lengva susipykti. Čia kaip Aliese, lygiai taip pat. Mano žmona, nu, pažiūrėjau, baidarių yra trauma. Baidarių trauma ir sako, ne, nes anksčiau ten ir kažkokio bičių žodžių pasakoja, kad yra susikibę kažkaip tas bičias, ar jis paliko žodžiu, ją tą prasme, tai baidarį ir kažkaip išlipo krante ir nuėjo, laukais kažkas. Antiek blogai buvo. Antiek buvo. Žinai, kur tipo santykių, bet kur laiku parodė, kuo gali baigti santykiai. O kaip yra, kas baidariai turi sėdėti priekį? Lengvesnis. Priekį, moteris mergina, bičias gale, žinai, nes vis tiek privairuoja. Kad ir kas plauktų, aš laik gale sėdžiu, nes turi būti priekį lengvesnis. Karšta, troškina, tu nori susiot, negali sustoti, žinai, tas irklavimas, pūslės, mozoliai, pavargsti, ir tada prasideda konfliktai, žinai, dėl nieko, dėl nesąmonių. O kiek pirmam kartui reikėtų užsiplėšti, žinai, kad tų kilų, kiek, kad nebūtų per daug? Kelios valandos, aš manau, kad 10-15 kilometrų, tai čia iš vis nieko nereiškia. 15 kilų jau yra kažkiek, bet tai tikrai yra ne per daugiausiai. Ten plaukti 20-30 jau yra visai daug, 2 dienas plaukti jau dar kitaip. Vėl, jeigu nerim nesijaus, tiesiai. Reikia mėgautis, nes vienom upėm yra tiesiog, žinai, reikia tik valdyti kaip Ūla, kur yra ir greita, ir vingiuota. Merkiu plaukiant, ta prasme, tiesiog autostradui plauki ir tiesiog, žinai, alučių dalinasi visi, susijungia irklais ir būna, žinai. Taip, grupinė.
paskutinius spiečius. Tai labai skirtingi plaukimai yra, bet vis tiek, žinai, tarsi jo tarp kojų padėtas, žinai, alutis dešrelės vytintos, dar kažkas sustojimai. Skardinę nuolat. O mes su Milda mėgstam dar, žinai, kartais piškitai pasportuoti, paspaust, aplenkt, tada palauki kitų, žinai. Bet yra kažkaip porų, kuriem tiesiog neina plaukti. Vienas į tą pusę ir kloja, kitas į tą. Normaliai. Jo, aš sakau dabar, jeigu būna, palik, žinai, visą kitą. Turi išvairuoti, nes jeigu du pradeda vairuoti, tada amen prasideda. Ir ypač ten, kur, žinai, tu atplauki, tu matai kažkokia, nežinau, brasta kažkokia, arba kažkoks užvirtęs medis. Krituolis medis. Tai čia vienas iš tų dalykų, kažkada seniai plaukim, kai juokinga buvo Tomas Langvinis, mūsų kolega, žinai. Su žmona plaukė ir jie tokie su azartu varo, žinai, ir matau taip medis, o taip palinkęs, čia jau nėra kur praplaukti, o čia yra toks tarpelis, žinai. Ir jie parvaro, ir žinai, ką blogiausia, kas gali būti baidarė, dviese vienu metu padaryti tą judesį, pasilenkti. Ir jie varo tokiu greičiu, aš galvoju, Dieve, jūs užsimušit, jie varo. Ir taip kažką, mamit, žinai, divo, lenkėmės ir abudu, va taip. Bet ta prasme, ne tai, kad apvirto, bet tai virtuoziškai tiesiog nusivartė. Dingo to. Tai žinai, jeigu pamatai, visą laiką reikia baidarį gultis, va taip į apačią. Aišku, baisu, kad gal stukinu tarp su medžiu. Bet ta prasme, tu tada neišsiversi. Bet jeigu tu iš šono eini, tavo pačia eina iš šono, ta prasme, tu tiesiog esi vandenį. Bet man šitie visi kelmynai, tie medžių žvirtai žiauriai patinka. Žavu, ne? Jeigu atsitrenkia priekis, iškart neša galą ir jinai va tai va šonu virsta. Ir čia yra viskas ragas. Tai reikia iškart kažkaip bandyti tą galą sutvarkyti. Yra nejuokingų situacijų, bet, nu, prasme, tai visiškai fantastika. O esat išdrybę kur gilūpiai? Ne, kur gilų ne, bet kur seklų esu išsivertęs jo. Okay. Ta prasme, išplaukė ten visos skardinės, viskas. Jo. Bet šiukšlių maišas, klasika, aišku, tas neperžmokamas maišas. Šiaip siaubingiausią plaukimą turėjome, nieks negalėjo to patikėti, grįžau pas save namo, į savo Žemaitiją, į kaimą. Nu ir hebra, ten dukterėčios, ten sesės, organizuojam, tipo, virvytę praplaukti. Virvytė yra tokia, šudupėlė, tokia, kas ten tokio? Nieko ypatingo. Bet buvo dar toks pusiau ankstyvas pavasaris ir mes atvarom, žinai, sakom, tai kaip čia viskas gerai? Jo, sako, čia plaukė jau plaukė, jau kažkaip. Atsargiai taip sako. Ir taip keistai šneko, o ten, žinai, hebra dar su vaikais visą kitą, mūsų, kad ten 12 baidarių, gal 10 baidarių. Ir mes galvom, blemo kažkaip keistai atsakinėja, tik įsėdom ir tada pamatėm, kas per košmaras yra. Ten kadangi aš vienas plaukiau, baidarė svėrė, tai jau pirmoji kažkokio ten vietoj, kur yra akmenų, apsiverčiau, išsitraukiau viską, plaukiau. Ir tada pradėjau visi griuvinėti ir visus pradėjau velniop nešiot, ta prasme. Vienus įvarė į tokius krūmus, rovė tokia didelė, ta prasme, kad jie pakibo krūmuose. Ten tada, vaikus pradėjau ištraukinėti, žinai, tarsi su lemenė mesti krantą, ten kosmosas buvo. Ten buvo visiškas išgyvenimas, ten buvo 4 ar 3 pamesti telefai. Hebra kabantis ant šakų ir nežinantis, ką daryti, ta prasme, nes tokia srovė plėšė rūbus nuo tavęs. Įsivaizduoju, kokia srovė buvo. Ta prasme, ir mes dar bandėme juos, kadangi mes plaukiam tokią apžėlusią teritoriją, mes negalim net krantu nueiti jų pasiimti. Negalėjome, nes tu negali paėti vien dilgelynai ir kažkokie šabakštynai. Visiškai džiunglės, ta prasme. Krantu negali niekur paėti, yra džiunglės. Tada mes su ta pačia baidarė prieš srovę, ten biški gal buvo mažesnė, įrėmės, ten galvojo, ten žarnus išeižnai. Mes randam, ta prasme, žmonės, vienas pakibęs ten, kitas rėkia ant kitos šakos. Tai buvo visiškai nejuokinga, nes tave kai plauna, tave neša velniop į suneštas krūvas šakų, o jos ir taigi durė, žinai, tu gali ten pasismeigti. Tai nepadės tau norėti plaukti, bet kai yra galinga didelė srovė, tiesiog, tai yra siaubinga. Ta prasme, ar tai neturėtų tie, kurie, pavyzdžiui, nuomoja tokiu atveju nelabai net ir vykdyti veiklos? Jie iškart turėjo pasakyti ne ir ypatingai su vaikais. Nes vaikus, ta prasme, ten tiesiog pačioj pradžioj, kai visus išvertė, vaikus susirinko ir jau grįžo, o mes savo nelaimę įvarėm toliau, ta prasme, ant tiek buvom nudaužyti, aš buvau visas mėlynas, ta prasme, po šito plaukimo. Padėkojo tiem bičiam po kažką, ne, matai, įpylė, net moterėlė tokia, įpylė žemaitiškos, davė lašekų, visi nurimom, bet sakėm, tu povelnių. Sakėt kitą žodį, bet, Mano ekstremaliausias plaukimas buvo Azorų salose, Atlanto vandenyne, šalia salų, ten Ponta Delgada toks miestelis, sala pagrindinė, ir ten mažesnė yra tokia sala, negyvenama, gal kažkoks švitriukas yra nedidelis. Ir buvo pramoga tiesiog su baidarė nuplaukti iki tos salos Atlanto vandenynų, žinai. Ir kai tu iš kranto, atrodo, ramiai, nėra tų bangų, bet kai pradedi plaukti, aš plaukti nemoku plaukti, žinai, mes dviesi draugeliu, ten porelė su kita, žinai, šitą. Ir išplaukėme, ir aš atsimenu, mane surakino tai, kad aš pažiūriu, žinai, per kraštą,
ir skaidrus vanduo, ir tu matai gylį, tą didžiulį gylį nuo kranto jau. Tiesiog kalnas kažkoks žemyn. Jau to, okei. Aš tai pažiūrėjau, aš suprantu, kad mes velniškai giliai, žinai. Ir tada, o su kuo jūs ten plaukėt? Su baidarėm. Baidarėm. Tokias, kaip su Lemenėm, aišku, ne? Į Atlantą su baidarėm. Salamatos. Taigi šitagi, Lujavičiaus keliu. Panašiai, jo, tik tais ne. 200 metrų nuo kranto. Tai vat kažkas tokio, keli šimtai metrų matosi ta sala, žinai, ir tas bangos, žinai, pradėjo, taip ir tu užkyli, tada dar praplaukė kažkoks keltas, sukėlė dar bangų, žinai. Taip. Tai mes taip, tiesiai ir tą bangą, žinai. Tai nebuvo labai didelis bangos, bet man užteko jau, ta prasme, aš gavau viskas, aš kažkaip gal nežinau, kaip ten grįšiu iš to. Pavilniu, čia nelabai ir saugu yra. Ir nelabai saugu. Nemoki plauk, kai tu įkrisi vandenį labai banguotą, reikia vienintelis dalykas, kol tave ištrauks, dėl to, kad jėgų nuplaukti su Lemenė ypač tu neturėsi. Tiesiog, žinai, pagalbos signalas, ar Hebra skambina kažkam, jie gali ir daugiau jokių dalykų, žinai, nes ką tu ten parsikapstysi. Tai toks, nuplaukėm, tada atėjo vakaras, aišku, nurimo tas vanduo sugrįžo, bet buvo, blemba, aš dėjau į kelnes normaliai. Ta prasme, to plaukimo atgal nelaukiai. Nelaukiau, ne, ta prasme, aš sėdėjau ant kranto ir galvojau, kaip reiks plaukti, supranti, toks pasimėgojimas tą salą, žinai. Taip, aš žiūriu, aš pati vėl atgal. Žinai. Padarėm viską, kad Gintas keliautų baidarėmis. Bet man keista atrodo, ar ne, Atlantų baidarė tai jau vienas dalykas. Didelis tas sumas. Povelnių, Nerimi, Merkių prasiplaukti, taigi čia easy. Mes turim priimti kaip iššūkį jį įtraukti kažkokį paplaukimą. Tai aš dar šitoje vietoje gal, aš anksčiau, dabar jau gal nebe, bet aš anksčiau buvau labai toks FIFA, ir man visi tie jūsų brūzgynai, ten erkės, uodai, ten lipt kažkur pavyzdžiui, išsiverst vidury upės peršlapt, aš nejaučiu, tai vasarą jokio malonumo. Taigi smagu. Nežinau, ką žinau, aš geriau ant kranto laukiu. Tai čia mūsų pleneras vasaros, reiškia, Ginto maudynės. Radio Ranča. Gerai, baidarės lenkiam pirštą. Dabar kitas dalykas, aš jo nesu išbandęs ilgesniam laikui, bet jūs esate abudu specialistai iš to dalyko, tai yra kemperis. O, kemperis. Ta prasme, patikėk, ką Lietuvoje galima padaryti, kemperis. Bet ar daug kas sakys, bet čia brangu turbūt yra. Tai kaip brangu ar ne yra kemperis? Labai priklauso nuo to, kokio lygio tu kemperį nori išsinuomoti. Kaip iš anksto. Kaip iš anksto, plus kokio naujumo tas kemperis yra. Bet tai yra koks nors, aš sakyčiau, aš dabar ties pasakius, šią vasarą kiek tu mokėjai tada už parą? Aš tiksliai neprisimenu, bet tai yra gal koks palei 100 eurų parą gal. 100 tai mažiausiai, man atrodo, būna kažkas 150. Mes mokėjome apie 100 šiam parai, su draudimu, su viskuo. Jūs keliese varėt? 4. Gerai, 4 150, porai 75, kaip tokio pigaus viešbutuko, arba jeigu periferijoje geresnio viešbutuko kaina, tai kaip ir viskas čia okei. Plius benzas, ar ne? Benzas, jo, labai valgo daug kuro. Mokesčiai. Kempingas kuro daug valgo, žinok. Tai paskaičiuom, tai Hebra nori varyti, pavyzdžiui. Reiktų Man žinok, kažkaip su kuru, matai, aš turėjau 2 patirtis su kemperiais. Tai viena patirtis buvo savaitę Lietuvoje, o kita patirtis buvo 12 dienų mes varėm su šeima į Kroatiją. Su kemperiu. Iš Lietuvos. Tai aš kažkaip kuro tų sąnaudų kažkokių velniškai didelių, žinok, aš neprisimenu ir gal to net ir nebuvo. Bet aš iš karto turiu patarimą. Yra kelios kemperių nuomavimo kompanijos Lietuvoje. Man teko susidurti su 2. Tai su viena aš neturėjau jokių bėdų, o su kita aš turėjau šiek tiek bėdų dėl to, kad mano galva taip negalima daryti, nes aš, pavyzdžiui, žinodamas, kad aš važiuosiu į Kroatiją ir aš jau buvau prieš tai patyręs važinėdamas po Lietuvą, aš žinau, kad pirmas dalykas, ko aš noriu, tai yra automato. Nes po Lietuvą aš važinėjau su mechaninė. Aš noriu automato, aš noriu Max jų turimo naujausio, nes jie praktiškai kiekvieną žiemą atsinaujina ir paleidžia ten praktiškai visiškai naujus modelius. Ir aš buvau už tai pasiryžęs šiek tiek daugiau mokėti, bet ta prasme turėti automatą, turėti dydį gerą. Ir ką gavai? Arklį? Ne, esmė ir tame ir yra, supranti, kad dar buvo taip, kad aš turėjau renginį ir mes turėjom kitą dieną išvažiuoti. Ir žmona su savo broliu nuvažiavo parsivaryto kemperio, dar tipo mes jums duosim anksčiau, žinai, bet reikia parsivaryti iš Kauno, žinai. Sako, ir ką tau įkišo? Esmė tokia, kemperis ne tas, jis yra senesnis, jis yra mechaninis. Palauk, tai kaip, bet čia nieks netitinka. Stiklas per vidurį skylės.
supranti? Priekinis stiklas? Priekinis stiklas, supranti? Ir jie sako, viskas gerai bus, žinai. Nu ir jie, tipo, žmona su tuo broliu prasivaro to kemperį, aš įeinu ryte ir aš suprantu, kad kemperio pavadinimas, nu, tipo, ir modelis yra tarsi tas, bet jis yra kokių jau 4 metų senumo, aš pasiimu tada dokus, matau, kad jis yra nenaujas ir aš ne to noriu ir aš skambinu, sakau, alio, klausykit, kas čia vyksta, žinai? Ai ne, aš jau iš vakaro paskambinau, sakau, klausykit, mes rytoj ryte turim išvažiuoti į Kroatiją. Jūs duodat man kemperį, kuris yra per vidurį skilusių stiklų. Seną lupeną, 4 metų senumo. Ir duodat seną kemperį. Ta prasme, tai yra net... Ir žinai, kas man patiko, jie iš pradžių dar kažką dylino. Ir tada, nu, okei, atvažiuokit rytoj, apkeisim ryte, nuvažiuojam rytoj, kad mums apkeistų. Kad mes nuvažiuojam, kad pakeistų, rodo tą, kurį keis. Ir tai vis tiek nėra tas kemperis, kurį aš rezervavau, supranti, aš matau pagal interjerą, žinai. Ir žinai, ką man pasakė? Sako, tai ko iš čia norit, jūs iš vis tada nevažiuokit, tipo, ir aš sakau, palaukit, bet tai aš pasižiūrėjau šitą ir jie sako, mes neprivalom jums duot, mes duodam tos pačios klasės, bet koks laisvas tokį ir duodam. Čia kaip nuoma, kad yra mašinų, turi klasę, bet ten yra kitas dalykas. Kemperiai kaip ir jachtos, pavyzdžiui, kai mes nuomojamės Graikijoje, Italijoje ar kur be būtų, jeigu tu jau išnuomoji šitą laivą, tas laivas ir privalo būti. Ten 2024, jeigu nori naujo, jeigu metų, tai va taip. Visiškai, nebent tau siūlo dylą ir pakeisti tik į geresnį, į blogesnį būti negali, bet su normaliom agentūrom. Šiaip baisi buvo patirtis dėl to, kad ta moteris vadovė, jinai pradėjo staukti ant manęs ir ant žmonos. Ko tu nori? Jo, mes tada pradėjome staukti atgal ir jinai mums sako, tai sako, varykit iš čia, mes jums iš vis nebenuomosim. Ir aš taip stoju, sakau, klausyk, ta prasme, tu nejuokink, ta prasme, 3 vaikai maži. Taip ir sakei, tu nejuokink. Jo, 3 maži vaikai likę namie šiuo metu laukia. Man neįdomu tavo vaikai. Nu ir ten va taip, žinai, prasidėjo. Man irgi neįdomu, aš noriu tiesiog gerai pavažiuoti. Bet esmė tada, žinok, aš nežinau, kuo būtų baigėsi, bet dėl ko ten mes pasiėmėm tą šiek tiek kitokį kemperį, tik dėl to, kad jis buvo irgi automatas. Ir Bala jau ten nematė, žinai, jis buvo porą metų, man atrodo, senesnis, bet automatas ir mes jį pasiėmėm ir galų gale, žinai, išvažiavam. Tai, bet viskas buvo, ne? Ne, viskas buvo kaip ir okei, bet, nu, man tiesiog pradžia atostogų, žinai, kai tu dalyvauji kažkokiam mūšyje, nu, yra nesąmonė, supranti, tau numuša nuotaiką visiškai, bet jeigu taip labai trumpai, aš žmonai ant bajerių sakiau, tai varom šią vasarą su kemperiu kur nors. Mano žmona griežtai nebe. Ne. Kodėl? Aš manau dėl to, kad aš galiu būti tavo žmona, vaikai, supranti, 3 vaikai, 2 savaitės, nu... Aš pavardau. Bet su 3 vaikais visur kur nepatogu. Nu, visur kur, šiaip jo nepatogu. Nors aš, pavyzdžiui, mano yra svajonė, jeigu aš galėčiau 1 arba 2 su žmona be vaikų, aš tikrai norėčiau imti. Aš norėčiau... su kemperiu. Jo, ne, aš norėčiau imti, žinai, tą vaną, kuris yra... Amerikietiškų, kur fūros teisių reikia, man atrodo. Kur yra kemperis 2, žinai, kur būna busikas padarys. Kemperis 2, bet gintas 1. Žiūrėkit, aš pasakysiu minusus. Minusas yra, man atrodo, 5 žmonėm kemperis toks yra šiaip per mažas daiktas. Nu, ten tikrai yra, ta prasme, vakare, kai tu susikloji visas lovas ir nebėra kaip kur praeit, daiktų vis tiek milijonų. Nu, ta prasme, tai vargina B, pavyzdžiui, mes varėm į Kroatiją, tai pagrindinis minusas yra tas, kad tu važiuoji palei jūrą, ar ne, ir tas kelias eina aukščiau, ir tada tu leidės taip labai stačiai, tu nusileidi miestuką ir paaiškėja, kad, pavyzdžiui, ten yra 2 parkavimo vietos ten autobusui arba kemperiui ir jos yra užimtos. Jo, arba daugelį vietų net nevažiuoji, negali niekur nevažiuoti į miestą, pavyzdžiui. Pasilieki jo pakraštį ir varai kitur. Tu neturi kur važiuoti. Gintukai, bet mes dabar jau apie užsienį kalbam, o jeigu apie Lietuvą, sakykime, tai viskas aš galiu papasakoti. Gerai, Sauliukas yra antras žmogus, kuris išmaišęs Lietuvą su kemperiu. Ratu apvažiavam, taip jau praktiškai, taip ir buvo jo. Biržai, kas tik nori, Žemaitija, mažoji Lietuva, žinai, ir atgal pro Panemunę. Tai patarimai tokie, jeigu esat 4, imkite 6 vietį, reikia imti 2 žmonėm didesnį, negu kad esi. Nesutiksi kažką, ar kaip? Kad vietos būtų, būtent čia esmė, žinai, nes kitu atveju valgomasis yra nulova kažkieno. Tai kad jo nenaudot,
Du miega virš vairuotojo, 2 miega gale, žinai. O, tada patarimas. Vis tiek dvi poras. Aš čia iš karto repliką šitą, nes man atrodo yra labai svarbi. Kaip tas daiktas vadinasi, ne anklavo. Antrasolis. Bet žodžiu, esmė yra tokia. Aš po Lietuvą irgi su tokiu važiavau, bet aš į užsienį nenorėjau važiuoti ir, pavyzdžiui, koks yra skirtumas vairavimo, kai nėra to didžiulio miegamojo virš vairuotojo. Ir šitą tu važiuoji kaip su lengva. Aerodinamika. Nes kai šitas yra daiktas, jeigu vėjas gerai pučia, ten burė stabdo tave, žinai. Gerai, Sauliau, pasako. Antras. Būtinai pažiūrėkit, kad gale būtų 2 gulė lova, o ne 2 aukštės. Ai, kur atskirai sudurti, kur tipo, nu tada mėgosi atskirai, nes tikrai netilpsi ten vieną. Taip. Tai va, dėl vietos. Tada kitas dalykas. Reikia būtinai apžiūrėti tinklelius nuo odų, ar jie veikia, ar jie užsidaro, ar jie prisisega. Atrodo toks šūdnikis. Nes kai tu atsidarai tos langus kempingė sustojęs, tave puola iš karto. Iš karto lesa. Tu turi labai, nes buvo pas mus kiauras vienas. Nu, tai šakės, ta prasme, tu tiesiog negali. Visiškai sugadinti dalykai, visiškai. Jeigu odai sukanda, niešti amen. Tai viskas, žinai. Tai va, tada kitas dalykas. Seksas neįmanomas, kai keturiese. Nu, bet kažkaip taip, vat jeigu taip tyliai, žinai. Ne, jeigu, pavyzdžiui, juda visą mašiną. Jeigu žmonai, pavyzdžiui, eterio su šitą nosinę su eteriu. Bet, supranti, judesys yra. Iš karto. Nes vos tik tu atsistoji ir nueini įsisuko kažkur į tualetą. Nu, juda viskas, ta prasme. Atsibunda visi nuo bet kokio nuėjimo užlipimo. O yra kažkoks gal tantrinis seksas? Nesigirdėjau. Ten tik tai apie tai mintimis, jo. Nu, arba visi turi susitart, kad nekreipiam dėmesio. Sakant, jo, gal tu prie ežerėlio, prie vandenėlio, su mergina. Tada 2 išeina, kiti 2 gali šitą padaryti. Tada, nu aišku, jeigu ten pupelių privalgot, vėlgi atitinkamai dalykai, tada rinkitės draugus, kurie neknarkia, su kuriais važiuosit, nes irgi pražutis. Nu, aišku, yra kamštukai, bet, nu, come on. Nu, nesąmonė. Tai žodžiu, daug visokių tokių lygiai sustabdymų. Nežinau, dar patarimai, kad šiaip vat, tau patiks Mindė, nes tu laive viduje mėgsti tvarką, šiaip tvarka turi būti, ar ne daiktai turi būti ten, kur jie geriau, padėti. Nes privalu. Tai čia yra labai svarbu, nes tai bardakas greit pasidaro kemperį, šakės. Jeigu tu nepadėsi daikto ten, kur kruopos yra čia, aliejus čia, žinai, ar kažkas. Iš karto šiukšlynas, viskas, tu nebesupranti. Nieks nieko nerado, nieks nieko nežino, kas kur yra. Tada pradedi važiuoti, posūkis. Krenta, išsilieja, išsitaško, aliejų paliko atidarytą ant spintelę, supranti. Įsivaizduoju, aliejaus, ant to. Aš dar, pavyzdžiui, tokį patarimą turėčiau griežtai be batų į vidų. Va, jo irgi užsiteršia labai greit, jo, tikrai be batų. Ypatingai, pavyzdžiui, ryte arba vakare, kai pasidengia viskas rasa. Tai tu tiesiog iškart lipi šlapiais batais, purvina purvo su vandeniu, kaip ir laive. Košė, žinai, jo. Nu, tai va, žinai. Žiūrėk, dabar jūs jau kaip specialistai kalbate, Gintas 10 minučių, tu beveik 10 minučių apie tai, kokie yra tokie, nu, kaip ir stabdžiai, tipsai, bet ir bėdelės, bet apie džiaugsmą, suprantat? Aš tai jau žinau, koks yra džiaugsmas. Sustoji, lauželis, sėdi, žiūri, mėgaujas, rytoj laukia Rokiškis, Poridžnai, Biržai, dar kažkas. Nu, apie tą, nes jūs gerų vietų radot, kai aš stebėdavau jūs. Jo, mes radom tikrai fainų kempingų, radom labai, sutikom žmonių draugiškų. Galiu pasakyti Lietuvoje, kad turbūt ir kitur Europoje kemperis atveria duris kažkaip žmonėm įdomu. Taip. Nežulikas koks. Jo, atsidaro asmeniniai vartai ir į kiemą įleidžia, mūsų į kažkokį muziejininkę užkalbinti. Šiaip labai įdomu, tu skambini, pavyzdžiui, info centrą to rajono, Anykščių rajono turizmo informacijos centrą. Ten žmogui įdomu, paskambino, atsirado neskambino savaitę. Su kemperiu. O my god, tuoj sako, ten atskambinsiu, žinai, biržu ten prasuko kažkur. Ateisiu, palauk, sako. Taip, sako, jūs Nijolė, reiškia, iš arklių muziejus, arklio kažkokį ten turi. Taip, Anykščių rajone puikus muziejus, arklio muziejus. Ir va ten va įleisi gryčelę, ten kažkur jos vyras irgi biškite, kemperį jam patinka, jūs įleisi kiemą asmeninį žodžių ir šitą. Ai, nakvynė? Nakvynė, nes nėra kur pasidėti, normalaus parkingo. Nu tai va taip, tada žmonės įleidžia, pradeda pasakoti istorijos, tu susipažįsti. Nu, žiauriai įdomu. Kur buvo geriausias tos nakvynės ar susitikimai, kur nesitikė, bet jau žiūrėk, kad sėdėt kažkas grojo, reiškia, arfa, kepa, fazaną ar dar kažkas. Buvo tokių, fainų prikolų. Buvo fainų. Panemunės kempingas, nežinau, ar vienas ten yra prie Raudonės, man atrodo, Pilies gal netoli. Panemunės to keliu važiuojant,
reiškia, ir ten yra toks kempingas, ir ten bičias toksai, vyriškis, žinai, žiauri daug matęs pasaulyje, ta prasme, jis prižiūri tą kempingėlį, tai jis ten tiek pripasakojo dalykų, žinai. Žvaigždžių kažkokį pas jų buvo atvažiavę, žinai, irgi po Lietuvą su kemperiu keliavo, kažkokie žinomi žmonės, dar, žinai, tokių istorijų atsiranda, supranti. Jeigu nebijai komunikuoti, pavyzdžiui, kai tu esi atviras, tai faina. Taip, žinai, žmonės iš karto, žinai, pasakoja dalykai. Ir tai tokia, supranti, atsiranda, žinai, kaip community. Aš dar, aš truputėlį dar į kitą pusę noriu nušokti, jeigu, pavyzdžiui, galvoja čia vasarą važiuoti į užsienį, tarkim, mano patirtis buvo Kroatija su kemperiu, tai žinokit, aš praktiškai išsikratydavau triusikus po kiekvieno pasistatymo tose kempinguose. Ypatingai Splito kempingas yra visiškai ragas, ta prasme. Jie, supranti, ten tie pravažiavimai, tie kempingai yra miestai tokie, žinai. Pravažiavimai yra siauručiai. Ir praktiškai, pavyzdžiui, patys gražiausi, kur buvo kempingai, aš momentais tikrai nemeluosiu, aš tiesiog užsmerkdavau ir galvodavau, Arba, žinai, nes tu turi atvažiuoti ir pastatyti, įparkuoti kemperį šonų ant skardžio, o apačioje jau yra kito kemperio stogas, supranti? Ir ta prasme, o ten stabdukas yra tas toks akmenukas, kur ratas atsiremia. Nieko ten nėra. Čia kaip Cupė, kur moteris nuvažiavo su mašiniuku iš antraukšto. Supranti? Europos parking. Ir kai tu, man, pavyzdžiui, tokiam vairuotojui, kuris nėra pratęs, tas kemperis atrodo kaip fūra. Taip, apie ką mes kalbam, taip yra. Ir toks, žinai, kur tipo... Kamera galiai yra, ne? Bet jau vienam tokiam kempingė, kur, ta prasme, iš vis gavom pirmoji eilėje prie jūros, visiškai pasistatyti, žinai, buvo labai ten sunku įparkuoti, sunku įvažiuoti, bet tokie vokiečiai labai draugiški padėjo. Žinok, fantastika. Ta prasme, tiesiog mes jau ten leidom savo 3 naktis nakvot, tu įsivaizduoji, tau jūra, kaip, nežinau, kaip... Kai aš sakau, kai gera būna, norisi verkti. Norisi verkti. Dar vienas prie patarimų dėl kemperių, būtinai Lietuvoje, nors ir Lietuvoje to reikia, pasižiūrėkit būtinai, nes kartais neįdeda, privalomas daiktas yra tie tokie trikampiukai, aš nežinau, kaip vadinasi, išlygint, kai tu pasistatai, pavyzdžiui, nelygus reljefas. Užvažiuot toks. Tokios kaladės, pagal ką tu išsilygiuoji kemperį. Ir jeigu to nėra, pavyzdžiui, užsienį, tai tau iš karto mačiau, vokietis Drevernui turėjo tokią trečią koją, žinai. Taip, iš vidurio išlenda, toksai padas, žinai, kaip koja. Ir, bet tai vokiečių kemperiai, atsiprašau. Ta prasme, aš Kroatijai, kai buvau, žinok, mes eidom su vaikais, kiekvieną rytą sukdavom ratą po kempingą, varvint seilės su kokiais kemperiais. Kokių būna. Tarsi Hebra su neoplano dydžiais atvažiuoja. Taip, sunkvežimiai, tie kur būna. Yra dar tie specialūs, kaip toks karinis sunkvežimis, kur yra, nežinau, beveik metras, pakaba yra beveik metro aukščio. Per kelmus, per dar kažką atskirtą, per visokias ten kopas važiuoti, jeigu galima, per miškus ir visą kitą. Tai beprotystė. Offroadiniai tokie. Jo, arba tie, kur yra kaip autobuso dydžio, va šitie. Na, aišku, Lietuvoje tokių... RV vadinasi angliškai, jie. Tai čia, žinai, kai tu įmi Amerikos prerijas, vakarus ir didelius plotus, ta prasme. Čia yra kitas reikalas, bet žinai, čia Lietuva. Kaip taisyklė, dviašis, žinai, toks, tipo, prašmatniausias. Vokietis, žinai. Teleka, žiūri savo ant fotelio. Jo, jie su foteliais atvažiavo. Taip, programin. Jesus Christ. Kartofliblius. Ką bet. Finišuojant, aš manau, ir taip apibendrinant kemperių temą, aš manau, kad pabandyti tikrai yra verta. Ir čia, žinai, arba tu supranti, kad tai yra tavo, arba ne tavo. Nes, žinai, kiekvienas tą fifiškumą turi skirtingą. Taip, plius tai... Dar trumpai vienosais pridėsiu irgi, kad tai pirmiausia, jo sutiksi daug įdomių žmonių, romantika garantuota, šašlykas, vaizdas, mėsytė ir fantastiški potyriai. Sustojom prie vieno dvaro kažkokio, užėjom dvare perno, kad pasiskambinom, tas dvaras alų gamina. Ir, žodžiu, ir ten buvo šeimininkas ir jo kažkoks taip padėjęs, žodžiu, mus telefonu, sako, aišku, pernako, nieko nėra čia, žinai. Ir atvarėm, suprantis, kažkokio maisto prinešė, gitarėlę grot pradėjo, alausto privaišint, dar iš midaus jisai gamina. Tada ekskursija po to dvarą, kažkaip po turistai išvažiavo, liko mes ten per naktį, žodžiu. Tokiai. Svarbiausia yra nebijoti, kaip dar kartą pasikartosiu, komunikuoti ir ieškoti, bet ir reikia labai stipriai pasidaryti namų darbus. Reikia būti. Čia tas pats, žiūrėkit, sėdė į mašiną savaitgalį, žinai, važiuojam kur nors pasivažinėti aplink Vilnių, 100 km spindulių. Tai tu žinai kažkokias gražias vietas, kur nuvažiuosi. Visos tos vietos jau yra pravažiuotos. Nuo Palūšių, Malėtų,
ko tik nori, Kauno, bet jeigu tu ir tada, kai išvažiuoji, nežinodamas, kur važiuosi, dažniausiai pavažiuoji autostradą, pavažiuoji Molėtų plentu ir sakai, ai, niekur, nežinau, kur čia važiuoji. Ir sustoji kavinėje. Reikia, sustoji paprasčiausiai pakilės kavinėje, padaryti namų darbus, ypač su kemperiu. Taip. Jeigu be namų darbų su kemperiu važiuot, man atrodo, tai yra tiesiog pražutis. Visiškai pražutis. Liko patarimas, pabaigai dar bus vienas Park4Night programėlė. Park4night.com. Lietuva irgi gerai. Yra Lietuva jos sužymėtos, kur yra su kemperiu parkuotis nakčiai. Labai gerai. Ten pažymėta, ar ten bus elektra, ar bus vanduo, bla. Plius lankytinos vietos, sustojimai, faini, nu tai čia yra privaloma. Tu darai namų darbus? Dariau, šiek tiek dariau, Planą bet mes ruošiam tokį planelį, žinai, tai be jokios abejonės, taip kaip kitaip, žinai. Bet tada savo nelaimė jie atvyko į Nidą, mes buvom su Milda laivelėje, atvyko porai dienų su kemperiu, sumokėjot belenkiek už įvažiavimą, belenkiek už kempingą, nes ten pigiai nebūna. O dar mes dar šiaip išleidom pinigų. Aišku, praleidom gerą laiką, bet taip jums tas kempingas ne prie ko ten buvo, tiesiog galėsite atvažiuoti su autobusu. Jūs susimokėt, bet buvot pas tave? Kur mes buvom? Mes ant pievos kažkur prabūm. Pievos kažkur, žinai. Jo, tai toks buvo prisiminimas. Aš kartais pagalvoju, kiek savaitgalis Nidoj su kemperiu galėtų kainuoti piko metu. Įvažiavimas, aš manau, kad aš nebeprisimenu bet jis yra brangesnis, bet aš manau, kad į tokią Nidą reikia važiuoti tiesiog automobiliu arba autobusu ir imtis kažkokią apartamenčiuką, nes ten nesąmonė. Tarkim, su lengva paklaida, bet jeigu paprastas automobilis kainuoja brangiausių laikų 30 eurų įvažiavimas, automatiškai kemperis kainuos 50 mažiausiai, jeigu ne 60, keltas kainuos ne 21 su Zubiškiu, kainuos turbūt 30 su kažkiek, ar ne? Prisimenu visai, bet tai tarsi jau taip grubiai tariant, 8-9, kempingo naktis kainuoja ten... Neprisimenu visai. Tarp gerokai virš 50 link. Tai va, tai žinai. Tai kai skaičiuoju tokie galėtinai, kur netikėtai yra brangus dalykas. Bet kai vaikų turi gal vaikai mes tiesiog gali, ar ne? Reikėtų prašyti, žinai, tada jie dar buvo mažesni, bet matai, Nidos kempingas yra pakankamai toli nuo visų reikalų, žinai, tai jau vien ten nueit pareit, žinai, yra. Irgi toks tipo, tarsi ir nedaug, bet kai esi su 3 vaikais, jie tada dar buvo mažesni, toks, žinai. Naktį, kol tu parkulniuoji, ten visi pradėjo verkti. Bet palyginus tai jo, viskas, bent gražu ir visą kitą. Tai gerai, aš dabar nuo savęs dar pridėsiu grašį. Tai kai galvodavau, kai žmonės plaukia vasarą, kur nors užsienį, Graikijoje, Italijoje, Kroatijoje su jachta, tai galvodavau, kad čia yra toks, pirmiausia, neįmanomas dalykas, kaip tai susiorganizuoti, kad tai kainuoja kosminius pinigus. Ir kad, niekada tai nevyks. Užtenka vieną kartą išbandyti, nuvaryti, būt pakviestam, pamatyti, kas tai yra. Ir aš dabar galiu drąsiai konstatuoti, kad plaukimas savaitėlė, kruizinimo jachta, nesvarbu kokia tai yra šalis, tai yra geriausios mano įmanomos atostogos. Geriausia. Ir to nereikia bijoti. Pirmiausia, jeigu nieks neturi licenzijos ir negali valdyti laivo, susirandat lietuvį per grupės, Facebook grupių yra milijonai, susirandat fainą, galit pasirinkti, susitikti, pabendrauti. Ko ne? Fainą kapitoną, jis taip su jumis bus savaitę laiko, bet jums parodys, jūs busit ramus, nieko nereikės daryti ir dar pramoksit paburiuoti. Jeigu esat patys buriuotojai ir galite tą daryti, arba turit kapitoną, tai galite tiesiog varyti su savo ir visą kitą. Yra gurų, reiškia, pedagogas buriavimo ir šiaip fainas žmogus, koks nors ten Artūras Dovydėnas, žinai, knygas rašantis ir egzaminus ruošiantis buriuotojams, tai jį ten pasikreipus jokių problemų nebūtų, bet tas kaifas, ką tu patiri, tu matai viską 180 laipsnių kitaip, nei mato paprastas turistas. Jis žiūri į jūrą, tu žiūri iš jūros į krantą ir tas vaizdas yra belenkiek kartų gražesnis, dėl to, kad tu pamatai išskirtinius dalykus. Ir kas fainiausia yra tie dalykai, kai tu turi tą įgulą, kurie kiekvienais metais organizuoja. Tai būna arba 8, 6 mažiausia galbūt, 8 arba 10 žmonių, kurie jau laukia, tai kur šiemet plauksime, kurią ten salą ir visą kitą. Yra tam tikri pasiruošimo darbai, išsirinkti jachtą. Jachtos, mes jau esame paskaičiavę, kad žmogui savaitę jachtoje, neskaitant bilietų, bet sudėjus kurą ir visą kitą, kainuoja apie 500, tai pora yra 1000, 7 dienos, pripažinkime, kad tai... Čia maistas ir laivas. Čia yra maistas ir laivas ir kuras, ta prasme. Ir kuras. Jo, bet ne maistas krante. Jo, ne maistas krante. Tai 1000, tai įsivaizduokime taip, kad 2000, 2500
Graikija, ta prasme, visiškai. Dviem žmonėm. Taip, normalių atostogų kaina, jeigu remiamės į tą dalyką. Jeigu yra škiperis, tas, kas valdys, kainuos truputį daugiau, bet pasidalinę ant 8 arba 10 žmonių, nieko nesijaučia, ta prasme, per daug. O man visada būdavo įdomu, jūs, jeigu esate 8 arba 10, pavyzdžiui, savaitę laiko nepavargstat, nėra per daug žmonių. Labai, kaip tas trymasis užpakalis. Labai svarbu yra turėti hebrą, kurie yra faini. Ir įvesti taisyklę. Jeigu prasideda kažkokie kivirčiai, kaip yra kažkada buvo ten panos, truputėlį pradėjo kivirčytis, aš sakau, žiūrėkit, ne pirmą kartą plaukiu, pažiūrėjau, tu ten plauki pirmą, tu ne pirmą, bet jūs žinokit tą dalyką. Stop. Šitiem dalykam laive vietos nėra. Sorry, kad kišos į jūsų ginčą apie nieką, kuris kilo, tik iš emocijų, bet šitame laive ginčytis tiesiog negalima. Galima ginčytis išėjus, galima ginčytis, kad mes nežinotumėm, bet tai turi būti tarp dviejų žmonių, ta prasme. Užsiknisai, esi pavargęs, esi nervuotas, eik miegok, ta prasme. Eik atsigulk, bet negadink niekam atostogų ir neužsišikinėk. Blogiausia, kas gali būti, tai tas Trojos arklys, ta prasme, nestabilus žmogus laive, reikalaujantis, norintis, princesiškas ir visą kitą. Tada ir raminantis kažkaip. Jo, bet jeigu turi hebrą, šventa taisyklė, aišku, pirmiausia, kapitonas ir nerašytos taisyklės. Ten susitvarkyti, jeigu eini kažko pats, nesinešk savo niekada, klausk, ar hebrą nori, būk paslaugus, daryk dalykus, jeigu reikia padėti, jokių klausimų, nedarysiu, o gal kitaip plaukim, ta prasme, tu turi viskam paklusti ir tada bus žiauriai faina. Čia savo nusipirkau maisto. Jo, savo, to nėra, tarsi, viskas yra bendra. Ir tas dalykas kažkaip tą savaitę leidžia kažkaip taip smagiai praleisti. Bet reikia labai geros hebros. Nes kelionė prasideda tai, kad atkeliauja yra pirma tokia gal sunkiausia diena, visi atvaro, visi, žinai, pilni poterių, kažką, žinai, alučio, šampanėlių, visą kitą. Tada laukia sekinantis dalykas, susipirkti vadinamą proviziją, nuvaryti į parduotuvę ir susipirkti, ne visko savaitę, nes tu pasipildai, ten 8 kojų perki saloj, vienoj, kažką dar nusipirki Romo, perki. O galima šitą praleisti už kažkokį mokestį, šitą dalį? Jeigu tu esi kapitonas, kaip man teko būti jau 2 kartus, tai tada tu eini pasiimt laivo, dokumentų tvarkytis, nes ten procedūra yra belenkokia, įsivaizduok, laivas kainuoja 250-300 tūkstančių. Ir čia nėra išskirtinis, tai yra jachta, tiesiog paprasta jachta, kuri tiek kainuoja. Tai ten yra dokumentų tiek, kad tu turi, žinai, ten normaliai padirbėti. Tada hebra supirkinėja, bet tada ieškai mašinos, kuri tave parveš ir visa kita. Yra buvę, kur susiperkam viską, uostas yra už 3 km Graikijoje, Korfu, niekas ne vieno takso neiškviečia ir mes sėdėm, ta prasme, belenkiek 2 valandas laukiam, o jau norime laivą, jau temsta, supranti. Ir tada parduotuvės darbuotojai neapsikentė, duoda žmogų, duoda kabluką, kažkokį parveža mus, mes ten tarp arbūzų sukritę, žinai, žvengiam atsipalaidai, bet žinai, vis tiek tu randi visą laiką sprendimą. Ir tada būna, atvarai laivą, viskas jau būna laivas priimtas, dokumentai pasirašyti ir tada prasideda krovimas. Panos, reiškia, geriausia ten žino, ne dėl to, kad moteris ta, bet, prasme, jos ten sudeda dalykus, jau ne pirmą kartą plaukusius, vanduočiai grindis, iš šonus, viskas įvyksta, skrusdelynas, visi laimingi, patenkinti, vyručiai kažką irgi daro, sunkiausius daiktus sudeda ir tada laivas būna prikištas maisto, ledukų, vinelio, ko tik nori ir jau tada visi išeina ant denio, jau panos viena gražesnių rūbų metasi, bičiai iš savo ir tada pirmas vakaras, arba išplauki pirmą vakarą, jeigu laiko yra, tada neplauki juostą pirmą vakarą, dėl to, kad triukšmausi, tada atplauki įlanką, išsimeti inkarėlį, ta prasme, muzonas ir pirmas vakaras būna išsitaškimas totališkas, ta prasme. Pirmą vakarą sindromas. Jo, o jeigu neišplauki lieki uoste, tai galima, reikia truputį tyliau, tada išeini kažkur kabaką, visą kitą, bet irgi geras vakarėlis būna ir tada jau tą kitą dieną, kai tu išplauki, kai pamatai tą vandenį, tas lagūnas, plaukimai būna tokie, mes nesikankinam per daug, ne per daug pasakoju. Varyk, laiko turim. Pirma, mes planuojam tai plaukimą po kažkiek 14 km, ten 10 jūrmilių ar 15, tu plauki 3-4 valandas, daraisi valgyti, kad pietus būtų vandenį. Susirandi gražiausią lagūną, joje sustoja, užsinkaruoja, visi maudosi, kažkas daro valgyti, visi pasiskirsto, kada darys valgyti. Susigalvoja po 1 arba 2 patiekalus kelionės metu ir tu kažkurią dieną hebra gamina skirtingus patiekalus, pietus. Tada gražiausiai vietoj pavalgai ir tada jau apie kokią 4-5 vakaro atplauki į kažkokią kitą salą ar kitą miestuką ir jau švartuojas, ta prasme, ir jau atvarai, žinai, ta prasme, dalykų. Aišku, tada prišiki kelnes, kol prisišvartuoja, jeigu yra vėjo, reikalų yra, ta prasme, cirkai prasideda.
Jeigu yra labai geras škiperis, viskas ok, nu kažkaip prisišvartuoji ir tada prasideda kvepalų, ta prasme, tas toks malonus tvaikas, pareina, žinai, moteris jų, žinai, ta prasme, pačius gražiausius rūbus, gražiausias sukneles, vyrai ištraukė savo marškinius, sulamdytus, suglamžytus, su inkariukais, ta prasme, žinai, išeina, žinai, su tapkytėm, žinai, su gražiais, žinai, šortukais į krantuką ir eina visi, žinai, išpaciravot, vaikščioti. Ir va taip tęsia 7 dienas. Gerai. Atradimai, grožus. Aš turiu paklausti klausimą. Mes, kadangi apžvelgėm šitą su Saulium, jeigu yra 6 arba 8 poros laive, savaitę laiko, tai yra atostogos, tai yra gerimukai, nuolatos tavo nuostabios moters nuogas kūnas, ar yra įmanomas seksas tokios kelionės metu? Dabar jau prašom atvirai, nes kemperį aš iškart sakau, jeigu, nu, tu kaip grupė ABA išvažiuoji, ten gali keistis partneris, viskas ok, netrukdo. Bet laive, kaip laive? Seksas yra ne tik įmanomas, bet ir privalomas. Gerbimi, norėčiau pasakyti. Tas laivas nejuda, tipo? Ne, laivas nejuda. Come on, tu plauki jūrą, tave daužo. Ir kas yra svarbiausia, dabar yra keli dalykai. Tai uoste vis tiek. Jo, uoste, pavyzdžiui, žinai, kas yra, vat, kai tu guli priekyje, pavyzdžiui, kai kajutės yra priekyje, tai skiria tokius plokštė, tokie galbūt tik centimetro plokštė. Tai tas tratėjimas. Jo, nuo kitos, nes šonė, priekyje tu yra upė, kajutė, tavo pusė ir kaimynų pusė yra. Ir tu girdi, kad kai jie ten vartos, girdisi, bet paskui galvoju, kad gal tai nieko nereiškia, nes ten kažkas traška, tu traški, nu tai tiesiog visiems... Svarbu neūbaut labai pagal, garsiai. Pagal nutilėjimą, žinai, viskas vyksta. Bet yra tam, čia kai yra tylu, žinai, ta prasme, kai pliuptelės varlė, žinai, vandenį girdisi, žinai. Bet yra keli dalykai, kaip, pavyzdžiui, būna diena. Diena dažniausiai, žinai, jeigu nėra daug vėjo, taip ir būna, visi plaukia vadinamas dizelgrotas, yra variklis ir kažkokia būrė plūduriuoja, nes neva tu, reiškia, teleškuoja, neva tu esi būriuotais, nors ta būrė net nedirba, žinai. Nu, ta prasme, tiesiog reikia dėl vaizdo, žinai. Niekas ten nenori, žinai, ta prasme, plauk su būriam. Būrė reiškia, kad laivas pakrypsta. Jėzau, mano aperol špricas nuvažiavo. Nepatogu lėkštės krenta. Taip, mažai kas ten būriuoja, tiesą pasakius, tiesiog plaukia su varikliu ir visą kitą. Kelionės jo. Kažkada būna dienų, sakau, chebra, viskas, dabar jau keliam būrė, geras vėjas, plaukiam, pavyzdžiui, reiškia, Sardinijos į Korsiką, žinai, geras toks maršrutas, gerai, žinai, susipakuoti. Fantastiškai būrės plazda, tada viskas ok, bet žinai, tokie visi, Jėzau, čia pučia, tas vėjas kažkaip čia pakrypęs laivas, žinai. Nu, nežinau, iš kur tas vėjas jūroje, jo, vėjas, bangos, ir tada bet tada yra diena, kada tu plauki. Yra dizelis ir laive yra gan didelis garsas. Ir tu jau matai, kai poros dingsta. Kliupt kažkas nuėjo pirmas, žinai, neva pasnaus kitas, žinai. Vienas kitas, žinai. Autopilotas veikia, žinai. Kapitonas, jeigu vienas mūsų Vilius žiūri, galvoja, nėra kažkokios garbės kodeksų, kad kažkas turi duoti moterį kapitonui. Aš jau geriau pats eičiau. Sakė, kaip pražiūrė, dalintis. Aš jau pats tada eičiau. Yra tokios fainos gudrybėlės, žinai, ta prasme, kur žmonės žino, kad... Tipo pasnaust. Jo, triukšmo visada yra, o dieną būni pridusęs, nes laive yra tokios taisyklės. Stipriai gėrimai yra tik nuo 12. Iki 12 galbūt tik alučio ir vinelio, ta prasme. Ne, nuo dienos. Būna visokius susigalvoja dalykus. Aišku, vairininkas, tai čia viskas aišku, dirba, jokių klausimų, nu tai yra, nu, vairuot dalykas, žinai. Bet ten taip labai smagiai, žinai, ta prasme. Ten vyną, kaip vadinam, perkam 5 litrų ir tada vadinam tešmenį, žinai, tai meti šaldytuvą, reiškia, pameldžiai. Butelių turėti labai yra nepatogu, šaldytuvą dėti, o tą tešmenį belenkurį meti šaldytuvą. Jis taip susirango, ištrauki šaltą, žinai, duodi iš spenio, ta prasme, to įpili visiems, dieve, šaltas, geras. O tada, kai tu atplauki, jo, seksas tai seksas, bet tu atplauki į Graikijoje, kažkokią salą, eini vakarieniauti, tas maistas, 6 eurai, žinai, gabalas, visko. Gerai, kitas klausimas, tvarkosi. Kas tvarkos? Pagal grafiką ar kaip? Jo, jeigu... Švest fainai, viskas kaip paskui liuks, bet taip, jeigu tu... Šiukšlės nešt, valyt. Jo, esmė yra tai, kad, šiukšlių žiauriai daug būna. Šakės iš karto. Jo, šiukšlės yra dedamos į maišus, tada metamos į kažkokius rundukus, į dėžes, ta prasme, ten galą, kur daug vietos, atplaukia į salą, ieškai šiukšliadėžių ir visi draugiškai... Po gero tūso rytoj. Jo, išnešinė barška, ta prasme. Tada kitas dalykas yra maistas. Tu gamini maistą, iš esmės tu turėtum susitvarkyti pats viską, išplauti industriją, visą kitą, bet kartais būna tie, kurie, negamina toj kelionėje, nes,
vienas pats plaukia, ne pora, žinai, nu ten kažkas sako negamin. Bet vis laik ten eina indėlius praplauna, žinai, praplauna, viską sutvarko. O visą laiką turi būti tvarka. Aš turiu dar kitą klausimą. Man vis tiek yra įdomu, 8 žmonės, man atrodo, laive yra daug. O kaip yra su tūliko reikalais? Rimtas ten, lengvesnė, aš suprantu, vyrai gal ir per bortą kartais padaro, ar nebūna, aš nežinau. Nu, čia aš pirmą kartą, kai plaukiau jachtą, pripratęs prie buriuotų regatų, kur visi myža nuo borto, dabar mes. Aš taip padariau tam laive, tarsi Kroatijoje, Hebra, taip pažiūrėjau, sakau, aš sakau, mes taip darom, nu, žinai, sėdin, nepažįstu, o dieve, nu, nesąmonė. Nu, tarsi, nuėjau priekį kažką, savais papratimais. Nu, tarsi, žinai, kaip čainikas, kaip koks marozėlis, o šiaip tai kurie buriuoja ir lenktynininkai, nu, ten kažką, nu, tai žinai, tu ką, į vidų eiti, į tūliką yra ne fasonas paprasčiausiai, žinai. Tai man klausimas, kaip vienas dalykas, kiek yra tūliko tokiam laive, kitas dalykas, kaip yra, pavyzdžiui, nu, jeigu ten, žinai, ant pachmo gerą padedi, ar nėra taip, kad visam tam laive nemalonu, žinai, nuo kvapo. Žinok, išsitraukinė dalykai, dėl to laivą reikia imti tikrai gerą, kad būtų kiekviena kajutė turėtų savo atskirą tūliką, nes kartais būna 4 kajutės ir 3 tūlikai, ir tik 3 tūlikai gali būti, arba gali būti tik 2 tūlikai. Prie kažkieno, tu dalinies su kažkuo, žinai, ryte ten valais dantis, bet kitas nori, žinai, ten, nu, kažką pašyk, žinai, kažką ir toks nemalonumas, žinai, ateini, nemalonu dantis valytis. Jeigu tada jau geriau yra investuoti, biški daugiau pinigų, 4 kajutės, tavo dalykai, tavo sudėti, nes ten atsidaro, kadangi vietos tiek mažai savo tvarka pasidaro, žinai, savi dalykai. O geriausia, kas yra nutikę, tai aišku, nuomotis yra katamaraną, kas yra didelis daiktas, yra patogu. Realiai, katamaranė yra, dabar mes nematom visos studijos, vat kai tu denyje sėdi kokpite, yra tiek vietos, kiek šitoj studijoje visoje, kur net nematote. Ta prasme, tu ten gali pasislėpti, nueiti už kampą ir dar viršuje 2 aukštas yra. Katamaranė yra generatorius dizelinis, tu turi kondicionierių laive, ta prasme. Tu mėgi vėsumoji, nusistatai vėsumą, tau yra vis laik vėsų. Nuolat elektra, 220, 230. Nu, aš tokį imčiau, jeigu imtum, taip maksimum komfortas. Bet su katamaranu ir tai, kad tu turi turėti kiaušus, kad jį priparkuot, kad jį prišvartuot, ta prasme. Biški daugiau vėjo, į dreifina yra reikalų, bet jeigu yra geras kepas, turit pinigų, nori džiaugsmo, priekyje katamarano tarp 2 slidžių yra tinklelis. Nu, čia kur Instagraminės panos visą laiką čilina ant to, atsigula ir ant to tinklo pačioj vanduo, ta prasme. O, dieve. Nu, tai yra kažkas tai tokio. Pridėsiu dėl tūliko kemperiuose, kad ant didelio praktiškai kemperį neini, nes yra degalinės, arba tu atvažiuoji nakvoti. Tai tau važiuojant neprireikia ir tikrai įmanoma to išvengti, to net nereikia daryti, nes tikrai būtų problemų. Per visą savaitę 2 žmonės, tai aš ir mano draugelis nuėjom, kaip sakoma, Sisiuko. Viskas. Nu, mes kadangi buvom su vaikais, tai Lietuvoje labai lengva. Tik pavažiuoji iškart degalinę, sustoji, supranti, nereikia, net tu gali kažkiek pakentėti, žinai. Va, tolimesnė kelionė, nežinau. Tolimesnė buvo, kadangi dar turėjom vaikų, tai vis nueidavo, bet aš prašydavau, kad jau kai rimta prašyti kažkaip, nes man į tą dėžutę atrodė, nu, nesąmonė. Jo, nes toks stalčiukas laukia išsitraukia ir po to tu eini jį plauti. Plauti iškartytą stalčiuką turi, žinai, nu, žodžiu. O kaip su laivo, atsiprašant, šūdais, kur jie? Jo, bet va, kokių taisyklių yra šakės. Negali išleisti. Jo, žinai, kas būna? Vat būna tokių žmonių, kur duodi taisyklės. Viena iš didžiausių taisyklių yra nemest popieriaus į laivo klūziką. Dėl to, kad tie naujieji geresni laivai, o nuomotis reikia bent 2 metų senumo laivo, o jeigu šių metų yra dar geriau, nežinokit, 3-4 metų laivas atrodo tiesiog nudroštas. Kaip ir su kemperiu. Neįtikėtina. Tai tiek kainuoja ir jie yra nudrošti jau. Nu, kaip sakom, tokį plaukinti Ikea, nes tie baldeliai tokie, žinai, pominkščiai išlaužytas, stalčiai nesilaiko ir visą kitą, žinai. Tai va, tūlikė, kuris yra su elektriniu varikliu, kiekvienam tūlikė yra toks malimo aparatas, nu, tokios šudmalys, vadinkim, taip ir yra. Blenderis. Dėl to jo, sublendina viską ir išpurškia, nes kitu atveju, nu, tvarsme, jis užsikištų, jis sublendina, padarai kažką, elektroniką paspaudži, nusirbė ir tada atsiranda įmesti popieriaus, o jeigu dar kažkokį įklotą, amen, viskas. Ir tai užsikemša. Jo, šiemet tai buvo, žinai, sustojom ir ką. Ir tada, žinai, atsuki hamutą ir kažką, žinai, nu, ta prasme, kažką bandai daryti, nes tiesiog viskas sustoja, nebeveikia. Kaip vidui darai? Jo, nu tai ne, vidui, ta prasme, bandai atkimšti vamzdį, ta prasme. Ta varikliuką palieki vietoje, ta prasme, nes matos, kad užsikirtų turbūt už jo kažkas būna, ar prieš jį dar netgi. Tai būna tiesiog, kad turi atkrapštyti dalykus ir susitvarkyti, nes kitu atveju viskas. Nebelaimingi žmonės, smarvė prasideda laive ir visą kitą. Jo, tai yra tokios taisyklės, kad laive tūlikas yra vienas iš svarbiausių mazgų, ką reikia nuolat prižiūrėti, nes tai yra diskomfortas po to, smarvė. O tu neatsakai klausimą, kur tai, atsiprašant, šūdai išplaukia? Esmė yra tokia, yra taisyklės. Atvarai juostą, keli šimtai metrų iki uosto, uždarai bakus
ir viskas vyksta, visas darimas į bakus tada. Aha. Jo. Tada, kai išplauki iš uosto, yra privaloma, išplauki, bet turi nuo kranto normaliai nuplaukti, tada atidarai ir sakai, hebra, atidarom šūdų bakus. Hebra visi nusileidžia, gali ne vienu metu ir atidaro kiekvieną savo kojutį, parodai, sklendę ir tada yra vaizdelis, ir tada, kurie nežino, sakai, žiūrėkit, žinai, ir tada pradeda ir paleidžia, ir toks eina tokios rudos linijos, ir tokie, žinai, padoda tokio amoniako, ir tada paukščiai kažkas, ir tu plauki tą jūrą, kiti laivai plaukia, ir tu paleidi šliužes stabdymo žymės. Tarkim, ten po 100 litrų, ten, ne po 100, po 50 litrų to rudo gero skysčio paleidai į jūrą. Ir tai vyksta visur, Kroatijoje, visur lagūnose, kur tik nori, tu prasme. Nereikėtų leisti, kiti išleidžia uoste, tu prasme. Bet tai klausykit, kažkaip uoste dabar... Išleidžia. Uoste. Kažkaip dabar labai nebemalonu lipti jūrą maudyti. Esmė ir tai, žiūrėk, bet baisiausia yra tai, pavyzdžiui, Atenuose, kur yra keli didžiuliai uostai, kur nuomoja jachtas, Alimos vienas iš jų yra, hebra parplaukė, negalima grįžti su pilnu šūdų baku, tu prasme, nes kaip tu nuomosi kitam žmogui pilną laivą, tu prasme. Taip. Tu turi išleisti, hebra pamiršta išleisti ir išleidžia uoste. Tas jūs neįsivaizduot, kaip smirdi, pavyzdžiui, Atenuose uoste. Tas atvarė, mes negalėjom patikėti. Ir kiekvieną kartą grįžus į vandenį šoka naras, kuris tikrina, ar tu nenukrušai, reiškia, falškilio. Tvarsime, kylio laivo, dugno, ar neatsitreikia į uolas, ir ar nėra nubrozdintas. Ir kai mes matom, jaučiam tas marverius, ir jis ateina, tas bičas, užsideda tą vamsdelį, ir jo darbas yra kiekvieną dieną šokti keliasdešimt kartų. Pačekint situaciją. Bet matai, kas yra, tai yra šiaip tai ekologiška, tai yra, natūralūs dalykai. Taip, jokių chemijų, jokių nesąmonių. Taigi žuvelės ten viską suvalgo, bet šitie dalykai yra, kaip privalomi taisyklės. O tai aš tai bandau dabar įsivaizduoti, kokį kiekį paleidžia kruizinis laivas didžiulis. Tai va, būtent pagal jūrų teisę laivai neutraliuose vandenyse kažkiek tai kilometrų nuo kranto turi teisę išleisti visas šiukšlės, plastikus netgi ir viską. Taip. Negali. Žinau, kažkaip yra ten. Yra, žinok, plastika. Šiukšlės laivo yra, jie kažkaip ar supresuoja, aš nežinau, kaip jie jas apdoroja, bet aš skaičiau, rimtai. Tai yra aš kažką buvau girdėjęs, bet negalėjau patikėti, ta prasme, iš to. Ir paleidžia tiesiog anksčiau, pavyzdžiui, organės, visokias atlikos, viskas. Bet tai yra siaubinga. Bet plastiką paleisti, prasme, gal čia yra, ne, turbūt. Tai jie, negali, bet tai paleidžia. Pažiūrėkit, žiemą Baltijos jūroje, prie Baltijos jūros, ko negalima rasti paplūdimi, belen kokių dalykų. Daiktai iš laivų išmestos virvės, dėžės kažkokios visą kitą, hebra tiesiog meta į jūrą. Tai čia yra kita tema, Huliganai čia yra kita tema, jo. Gerai, nukrypame čia. Kokių dar transporto priemonių yra vasarą keliauti? Gerai, dabar jūs gal pasakysit, ką atradau ir susigražinau vėl. Tiesiog žygis palapinė ir galiu pasakyti, pernai 2 žygiai, arba vienas su bičiuliais, o vienas su atskirai. Žinok, man link jachtų nešė. Tarsi, gerumo prasme, negalėjom patikėti, kad taip gali būti gerai. Žinai, aš esu FIFA iš tikrųjų, nes man atrodo, man labai nepatinka tas momentas, kai vakare pradeda kris drėgmė ir visur yra drėgna. Aš bijau gyvačių, man atrodo, kad būtinai mano palapinė išliauž gyvatį man sukas. Man yra drėgna, man yra nemalonu. Ir kitas dalykas, man yra labai nefaina, jeigu tu išvarai savaitgaliui ir... Matai, mano visos patirtis su palapinėm, kiek aš jų turėjau, buvo tiesiog per siaubingą orą, kai žliaugė nuo ryto iki vakaro. Tos palapinės tais laikais būdavo prastos. Jos peršlampas, supranti, mes ten jauni, rūpėdavo iškart pritemta laus, tų palapinių nepritemdavo. Nieks nepastatydavo, net palapinių būdavo, kur atvarom, žinai, kaip mokyklą dar. Šlapia, ta prasme, tose palapinėse šlapia, vėjas pradeda pūsti. Žinok, aš tai buvau prisidaręs, iš tikrųjų mes buvom žiauriai daug žmonių vienoj palapiniai ir tiek žmonių, kad jau rėmėmės savo kūnais į šoną, o tada pradėjo lyt ir su vėju, žinai, ir aš petį buvau prilietas. Žinok, aš kokį 1,5 mėnesio aš verkdavau, nes vienintelė poza, kur galėdavau būti, būdavo va taip, kaip petį paleidi, nes gaus kažkoks uždegimas, žinai, peties. Taip pertraukė. Tai vat man yra iškart palapinė, tai man iškart yra lyja, šalta, šlikštu, baisu. Nešrichti. Neteisingi dalykai, o tu, Sauliukai, esi aš esu, kur plaukiam, sakau, su baidarėm plaukiam iki Kernavės, nakvojam, Nery, Saloj, palapinėse. Viskas ok, faina. Su Gabrielė nesu, man atrodo, nesu nakvojęs palapinį. Man patinka, aš turiu be visą komplektą. Čiūžinį, palapinę, gerą, kėdės. Full komplektas ir dujinį primusą neturi. Bet žinok, dabar šiais laikais nebrangiai, ypač tam tikroji parduotuvė galima susipirkti visus reikalingus dalykus. Jo, kur prie Ikėjos yra. Už labai gerą kainą.
už 120 gali paimti tikrai padorę 2-vietę, 4-vietę palapinę, už 100 PM 200 namą. Mes už 200 pasiėm realiai namą. Pernai nusipirkom su priengiu, ta prasme, šunelių reikia atskira viduj palapinytė juoda, kad saulės nepagautų, ta prasme, ventiliacija. Privaloma, vos neatsistoji, tam priengė stalą pasidedi, staliukas, kėdutės, bet reikia, žinai, tada aišku atrodo biški juokingai, atvažiuoja, mes kiek daiktuoti, mes iškrojom patogius čiužinius, visą kitą, patiekalų, maisto, ledukų, šaldytuvų, bet žinai, kaip buvo fan, atsisėdi, pasidarai stovyklavietę, tada prisipjauni malkelių, sausekų, užsikūriau lauželį ir prasideda, dabar darysim tą, dabar kepsim tą, ryte šakšuką, žinai, tas kulinarinis atsipalaidavimas savaitgalis, oras fantastiškas, tik geras oras turi būti. Jo, aš šitam pasirašyčiau šią vasarą su sąlyga, kad oras. Tai sugalvoji ir varai. Jo, mane Dzūky buvo tokia liūtis užpuolusi. Čia kažkeltais metais esim darašęs spaudą, reiškia, medžiai išvirto buvo. Prie manęs medžiai nugriuvo. Buvo tokia audra. Plotus išnešė miškų tiesiog. Jo, mes ten buvo tokia istorija, mes keliavom ten su draugeliu, su jo pana, ten su arkliais, dar po to jojo ten hebra. Žodžiu, labai nesiplėsiu. Ir mes, jisai miegojo mašinoje kažkaip tai, o aš palapinę vieną turėjau tokią. Jinai buvo tokia mažytė ir plona, ją vadino draugai striukė. Striukiai miegojo, sako. Jis tokia pasistato, žinai, mažytė. Ir užėjo tas lietus ir supylė mane čiortų visą tą prasę. Man paskendo telefonas, piniginė, kortelės, viskas. Aš atsibudau drebantį, žinai, realiai baloj, viskas supylė. Siaubinga. Tas sluoksnis jos yra, matyt, perliejimas, ten kažkiek tų milimetrų atlaiko, bet ne per daug. Visiškai, taip. Ir audra, griaustinis, aš turėjau tą blogiausią patirtį, kur aš atsibudau, žinai, išbrinkę, kaip būna nuo vandens pirštai vonioje. Tai va tokie, aš buvau visas toks, iššutęs, išbrinkęs, iš... Jo, dar jeigu audra yra baisu, taigi medis, tai yra šakės, mirties klausimas, žinai. O jie žaibas, kai kala. Čia siaubinga. Aš toks susėdžiu, tai kas čia bus. Gal tu atsimeni pernai, atsimeni, kur mūsų antras žygis, tik mes su Mildelė dviese buvom, bet tokioj keistoj ir sunkiai randamoji vietoj, kur reikia biški šakas prasipjauti. Aš labai atsiprašysiu, jūs nakvojo dviese miške? Taip, mes nakvojom. Nebuvo baisu. Žinok, paskui Milda sakė, ką mes čia darėme, aš nesupratau, bet buvo toks lietus, ta prasme. Neatsimeni pernai, kur aš dėjau nuotraukas. Aš prisimenu, jo. Kur taip pylė, ta prasme, neįsivaizduoju, 4 valandas pylė, taip, ta prasme. Ir aišku, ir vėjas, galvo, blema, dabar kai šausant tos palatkės, bet taip išbandėm, ta prasme, niekur neįbėjo, aplinkui upeliai teka, ta prasme. Palatkė sausai ir mums taip faina, mes sėdim. Iš pradžių baisu, paskui jau žvengiam, paskui dar kažką žinau lauk šlapia, viskas, ta prasme, kosmosas buvo. Buvo žiauriai gera patirtis, bet vėlgi, žinai, jeigu geras, gera palatkė ir viskas, bet reikia gero naktis ir esi dviese. Pavyzdžiui, aš nežinau, kaip čia nuskambės, aš kažkaip bijočiau dviese su žmona važiuoti į mišką su palatkė, nežinau. Blemba, nėra to nejaukumo. Ko tu bijai, kad užpuls ar kas? Kad užpuls kažkas, užeis, ten atims kažką, nežinau. Taip pat reikia, kaip mindė, gerą vietą, slaptą kažkokią susirasti, kad nebūtų pažymėta Google, kad nežinotų kiti, ten būna atvažiuoja hebra su BMW, tiesiog atsigerta laužį. Taip, man atrodė, du dalykai, kai tu esi stovyklavietė didelė, kur daugiau žmonių yra kaip ir saugu, bet tada atsiranda gal marozo atsiras, ar ne? Jeigu yra kažkur pažymėta vieta, atvažiuos jo hebra šiaip pagert, gali pradėti kažką kabinėtis. Mes buvom tokioje vietoje, kurią surasti yra tiesiog neįmanoma. Kaip jūs ją radot? Va, tai dėl to niekam nenoriu išduoti, nežinau, ar su jumis pasidalinčiau, ta prasme. Gavau sąrašą. Pasakė. Taip, gavau sąrašą hebros, kurie yra turistautojai, keliautojai, yra vietos, kuriuose galima kuriant laužą, jos nėra pažymėtos. Yra įprastas ežeras, yra 3 pažymėtos vietos, dar 2. Kaip taisyklė, labai sudėtingoje vietoje reikia važiuoti, neštis daiktus, visakyti, bet tu randi rojų, supranti, tu būni tokiam rojui ir tokių keletą vietų aplinkui Vilnių, Molėtai, daugiau link Utenos. Pakretuonė, ten Gyvačių yra, man atrodo. Būna, Molėtų rajone, bet gal labiau ten pavasario, ne, viskas yra gerai. Žaltys ne Gyvatė. Ne, aš apie Angį kalbu. Apie Angį? Angį? Jo. Kažką. Ta prasme, tai yra neįtikėtina, bet reikia pasiparinti ir paieškoti vietų, kur varyti ir tai bus geriausios, pigios atostogos. Geriausios kosmos. Aš dabar grįžau iš savaitės turo po Latviją, mes su žmona Latviją apsukom ratu, tai visą vakarinę ir pietinę dalį. Ir kaip? Visą, žinai.
Tai antrus metus jau mes čia darėm tokį tavo šou, žinai, tai neblogai, fainai, aišku, visas maršrutas sudėliotas, viskas mums paduota, kur nuvažiuot, kur pavalgyt, pamaitina, pavaišina, parodo, žinai. Yra fainų vietų. Tikrai nustebino, kad Chebra yra taip įsirengę. Tai prasme, nuo Rygos važiuoti link Kolkos, ar ne? Žemyn visas jo rytinė, ta visa dalis, kur yra Liepoja, tada iki Ventspilio. Vakarinė dalis. Vakarinė, atsiprašau, sumašiau. Vakarinė dalis. Liepoja, Ventspilis ir tada žemyn, ir iki Bauskės. Bauskė Ryga tokį kvadratą padarai. Tai šitoj daly mes buvom. Visoje vakariniai. Ta garsioji Rundalės pilis, ar ne? Pilis, jo, o kaip vadinasi tas, kur yra įtrauktas UNESCO paveldo, tas miestelis, kur atrodo kaip kino filmavimo aikštelė? Kuldiga. Mes pernai buvom Kuldigoje. Kaip įdomu, žinau, aš rekomenduoju. Ta prasme, 100% nuvažiuoti. Tu negalėt, arkinis tiltas kažkoks šalia. Taip, arkinis tiltas kosminis. Visiškai. Žuvi šokinė. Vienintelė, man atrodo, Europoje likusi vieta, kur akivaizdžiai gali pažiūrėti, kur žuvis šokinėja, lašišinė žuvis. Yra padaryti slengstis. Upės slengstis ir čia šokinėja. Viskas prasideda nuo tilto. Ir tada tu įvarai tą miestelį ir galvoji, Chebra, jūs čia kažką, ta prasme, dabar jūs darote čia kažkokį... Atrodo, kad filmavimas vyksta. Kažkoks feikas atrodo. Kažkas filmuoja ir tai yra tikras fainas, gražus miestelis. Restoranėlį tokie, žinai, irgi jaukus, faini. Dviračių muziejus tada toksai bičelis, kur jis kavą gamina, ta prasme, istorijų milijonas. Mes susipažinom, jis atidaręs kavinę, bet turi ir senų latviškų dviračių muziejų. Pats kolekcionuoja dviračius ir dar kavą gamina. Buvęs klajoklis, po pasaulį keliavęs, žodžiu, kelias kalbas moka ir Brazilijoje gyvenęs ir ta kava, žodžiu, meilė kavai ir dviračiams. Tokių visokių. Beje, viena įdomiausių pramogų, kur jums labai patiktų, tai pasivaikščiojimas upeliais ir upe su Britkelniam. Turas, sustinki su gide. Tiesiog. Britkelnė žvejo, lasdas ir eini vandeniu, ta prasme, eini, jo, va taip važiuori, kad koja Duburio, kad nebūtų. Jo, ir varai, ta prasme, per akmenį, su vedliu tokiu, žinai, žiauriai įdomu. Tai va, niekada pats nesugalvosiu tokių dalykų, žinai. Lietuvoje kiek pelkių yra, žinai, kaip pelkė, žinai, o kokius potyrius žmonės parsineš sprogusio mokim, sako, kaip aš nežinojau, kaip aš tai dariau. Šikną pajudinti, tiesiog reikia. Mes matai labai iš karto žiūrim, žinai, kažkur ten, Korfų kažką, žinai, bet, pažiūrėjau, aš iš tikrųjų labai dažnai save baudžiu, nes taip ir atsitinka, kad kažkas užstatė skalbimą, kažkas, žinai, man pats baisiausia yra, kai tu nesusidarai iš anksto plano, atsikeli šeštadienį ryte ir prasideda, kažkam nėra nuotaikos, kaip 5 asmenų šeima aš kalbu, ne? Plano nėra, tipo kažkam nėra nuotaikos, kažkas va jau žmona užstatė skalbimą, jau čia reikia palaukti dar kažką, jau žiūri pusę dienos, tu supranti, kad viskas, tavo savaitgalis yra tiesiog nuėjęs velniop ir aš tada tiesiog jau tada išeinu į kiemą ir pradedu kažką daryti, nes kad bent jau tada jau kažką padaryti, žinai. Bet aš manau, kad kiekvienas savaitgalis vasaros metu, kai mes jos turim tiek nedaug, turėtų būti privalomai suplanuotas va tokiem dalykam. Palapinėlė, galų galė nueit, ten net nereikia važiuoti su palapinė, užtenka išvažiuoti va dienai po kažkokią pelkę pasivaikščioti. Tu tiek įspūdžių parsiveši. Žygiai, mūsų draugeliai, kur eina tos žygius, ką jie pamato, kur jie nueina, sėda, nuvaro į Vilnių, Rimukas, žinai, Inga Mauricas, nuvaro, žinai, su Chebra, turi Chebra, žygeivių, nuvaro į traukinių stotį. Opa, ir tuk, ten kažkur link Varėnos, žinai, ta prasme, link Marcinkonių, žinai, išlipa, opa, žygelis, žinai, eina žygė, aišku, ta prasme, žinai, sumuštinukai, lašinukai, kažkas, žinai, tokie laimingi grįžta, visko pamatė, mes niekad nebuvome, su mašina neprivažiuosi, va tokie dalykai, žinai, kur šiknos pajudinimo klausimas yra. Absoliučiai, visiškai, ir viskas šalia, žinai. Šios vasaros šūkis turėtų būti judinam šikną. Ar dar galima kažkokiu būdu neaptartų mūsų, viską praėjom, ar ne, tos tokius žmogui paprastam prieinamus dalykus, ne į Monaką varyt, bet paprastus dalykus. Taip labai... Vyrai, aš buvau sugalvojęs, ieškau rėmėjų, neradau, galvoju, važiuosiu vienas, žinai. Ir aš dabar galvoju, aš tiesiog, jie turbūt jau tą žinojo, man biškai yra gėda prieš visus dviračiais prekiaujančius, nes aš padariau planą, žinai, aprašymą ten. Mano solo žygis dviračių nuo pradžių. Iš Vilniaus į Nidą, pasitinkant viduramžio krizę, žinai. Nes man rudenį 40 metų, žinai, tipo, ir tokia proga. Ir šiaip man kažkaip pasirodė labai romantiška numint dvirką iš Vilniaus į Nidą, žinai. Ir aš tikrai galvoju, gerai galvoju, nieks man čia neduoda to naujo dviračio, tai važiuosiu su savo senuku, žinai. Jau buvau nusprendęs. Ir tada vieną vakarą sėdžiu, galvoju, reikia čia planuoti, nes čia turėjau išvažiuoti kažkada, žinai.
Ir žiūriu savo straipsnis Facebook'e, kad iškrito, kad dviratininkai bent jau šiuo metu, aš nežinau, ar tai bus visą vasarą, yra iš vis nepageidaujami neringoje. Kodėl? Dėl to, kad dviračių takai nesutvarkyti, plus remontuoja pagrindinį kelią ir ten yra netgi ženklas, kad tu juo negali važiuoti dviračiu. Žodžiu, ten nėra kur važiuoti dviračiu. O tai tas dviračių takas, uždarytas? Esmė dabar jo, kadangi aš ten nuolat būnu, tai galiu papasakot. Buvo atkarpa nuo Smiltynės iki Juodkrantės sutvarkyta. Tai ten jau dabar kosmosas, žiauriai faina, pro Juodkrantę jau ir taip gali pravažiuoti, bet nuo Juodkrantės iki Pervalkos buvo juodoji skylė, didžioji gėda, ar kaip ten bevadinsi. Anksčiau ir nuo Smiltynės buvo kosmosas, kur Hebra sako, žiūrėk, čia yra nusižudimo kelias. Važiavęs kelis kartus ten baisu. Tai neįmanoma, tai dabar atkarpa gera, bet dabar jau Hebra kasą daro, o ten daryti dalykus nėra lengva, sunkvežimį atsivežti visą reikalingą, žinai, asfaltus, žvirgždus. Ne, esmė yra tai, kad vasaros liktai pabaigoje turėtų baigti, bet ką dabar mačiau iš to, žinai, aplink Pervalką, ką ten kasa, ką ten daro, tai dar nepanašu į tai, kad padarys. Bet matai, ir plus nuo Juodkrantės tvarko kelią nuo posto, šlagbaumų, kur mokė Tricoką, iki Juodkrantės tvarko tą siaubingą kelią, ten apie 10 kilų ir dabar šviesoforai sustatyti, ten nuvažiuoti yra reikalų. Jo, ir ten draudžiamas dviračio eismas šiuo metu yra. Jo, tu negali niekaip. Bet aišku, nuvažiavęs ten, žinai, su dvirka į Nidą, realiai nuo Pervalkos jau link Preilos gali judėti normaliai, nuo Preilos iki... Į kitą pusę, į Lenkiją. Ne, aš tada pagalvoju, aš dar nesu atmetęs šito plano, bet, tada lieka, Palanga, tipo, žinai, nes, man noris prie jūros nuvažiuoti. Bet aš turbūt nežinau, man kažkaip norėjusi Nidą, žinai, toks, man taip romantiškai kažkaip buvo, žinai. Ir plungi, supranta, į plungį nuvažiavo. Nežinau, į platelius. Tai tas klausimas yra kol kas pakibęs ant šito, bet aš prasilėkiau jau porą kartų su dviračiu, tai, kaip mes sakom, prieinama kiekvienam žmogui, ta prasme, aš dabar šį savaitgalį apvažiavau Lietuvą, taip visaip, žinai, Telšiai, Biržai, Alytus, tam pačiam Vilniui gyvenu, tikrai labai visur stipriai yra pajudėję dviračio dalykai. Bet Gintai Vėgėlė nepateko į antrą turą, kodėl tu agitavai? Čia nesvarbu. Man pateko, mano širdies prezidentas man pateko. Tau pateko, taip. Mes, kaip su Ignu sakom, labai daug klausimų dėl skaidrumo rinkimų. Labai daug klausimų. Čia dar reikėtų kelti. Bet ką aš norėjau pasakyti? Ką tu norėjai pasakyti? Nes jau tu gausi snukį. Imi dviratį, kad ir po darbo, kasdien, pavyzdžiui, aš galiu vyrai pasakyti taip. Jeigu aš nuo visko namie užsiknis, aš ant dviračio, iki centriuko, centre pagal nuotaiką ant upės, reiškia, kavinutėj. Ar vienas, ar du, ar trys atsitinka. Ir parminu be jokių rūpesčių namo. Fantastika. O tai su žmona pabūto, su vaikais. Ne, su žmona myniau, žmona mane prakeikė, jinai bandė įrodyti, kad jinai parvarys. Šiaip šaunuolė atsilaikė, bet jai nelabai patiko. Ta pati maršrutą esu pravežęs dar ir 2 vaikus, tai vienas su manim dviračiu jau nebevažiuoja, kitas važiuoja normaliai. Tai, neįmanoma suderinti su visais, tai prasme, tokių dalykų. Jo, bet dviratis yra nereali pramoga, aš tą norėjau pasakyti. Absoliučiai. Tiesiog, sėdi ir važiuoju. Klausykit, gal važiuojam? Uždarom kitas temas, jo, važiuojam. Viskas, man atrodo, ar ne? Ne, reikia aptart, bet prieš tai mes su Gintu, kai laukiam tavęs, kažką pradėjom šnekėti apie kažkokius rinkimus, žinai. O, Deivis sako, rinkimai, žinai, mes sako, kokie rinkimai, prezidentų, ne, sako, kiti. O tu, žinai, kad čia nenupirkta rubrika, Europos parlamento rinkimai bus kažkada artimiausiai ateityje. Birželio mėnesį. Ar tu įsivaizduoji, kiek tai yra nereikalingas daiktas mums? Reikalingas. O kodėl jų nepadarė su šitais rinkimais? Aš neįsivaizduoju. Kartu, būtų Jovalas turbūt buvęs. Matai, referendumą darė. Teisingai. Nors tikrai galėjo. Bus, aš mačiau reklamą, kada birželio vidury kažkaip 12. Kažkada, kai visi bus jau išvažiavę. 8 ir visa kita specialiai, kad niekas nebalsuotų, aktyvumas nulinis. Bus aktyvumas. Bet žinai, aš tada kaip tikras populistas įlindau kažkaip internetą pažiūrėti, kas yra ten tos jų algos vadinamos. Nes man atrodo, žinai, reikia suprasti, reikia pripažinti, kad jeigu tu politiniai santvarkai partijai buvai geras, bet esi truputį nereikalingas, tai tave galima išdeleguoti, atsidėkojant tau į Europos parlamentą. Šilta vietelė, žinok. 100%, to prasme, kosminiai dalykai. Tai žiūrėkit dabar gal kviziukas trumpas, kaip galvojat, kiek Seimo narys gauna euriukų į rankas? Europarlamentaras? Ne, kiek Seimo narys gauna? Lietuvoje. Aš manau, kad apie 3000 eurų. Į rankelę. Aha, gerai, tavo? Ne, 3, žinok, negauna. Kažkas apie 2.
Saulius, jo, arčiau tiesos. Apie 2183 eurai rankas, neskaitant tapino gaudomų papildomų pinigų kanceliarinių. Kanceliarinės yra, žinai. Kanceliarinių kaip padavėjų arbatą, antras atlyginimas. Pripažinkime, ne kosmosas. Kaip galvot, kiek europarlamentaras gauna į ranką? Aš manau, kad europarlamentaras į ranką gauna apie 15. 15 tūkstančių? Jo. Ne, broli, nesąmonė. Kažkaip per daug. Apie 4,5 gal. Tai gauna apie 8 į rankas. 8, bet yra kitas bairis. Jeigu europarlamentaras išbūna kadencijoje kažkiek laiko, pavyzdžiui, ten, nežinau, 4 metus, ar ne? Vieną kadenciją, jeigu išbūni, gauni 3,5% nuo atlyginimo, kas sudaro, kad tavo pensija bus papildoma 1745 eurai, kai jau pasensi. Jeigu išbūsi 2 kadencijas, tavo pensija yra dviguba, 3,5 tūkstančio. Ta prasme, pagalvokit, materialinis dalykas. 2 kadencijos Europarlamente, 3,5 tūkstantėlio, galima gyventi. Vyrai, planas. Visiškai, ta prasme, bet dabar jau nespėsim turbūt, ne? Ir į šitos rinkimus. Didžioji neteisybė turbūt čia nespėsim. Nepolitikuojant, kad tai nepriklauso nuo tavo aktyvumo. Tu gali būti neaktyvus, tu gali neinicijuoti nieko, nebalsuoti, tiesiog būni, išbūt kaip amebų susirinkimo. Už konservuotas Napoleono Pimpalas, žinai. Sėdi sau visą kadenciją ir lentynoje. Bet Napoleono Pimpalas bent dar kažkam įdomus, tu prasme. Ir viskas, žinai. Kažkas ten mygtuką už tą paspaudžia, tiek žinių. Toks... Tai nieks, žinai, egzaminų nelaiko. Bet šiaip, pavyzdžiui, iš tikrųjų tai yra siaubinga, aš vien dėl to, kad pagalvoju, aišku, jie ten kažką daro turbūt, bet, kai vien Ukrainos ten klausimus palieskim ir taip toliau, čia kiekvienas turbūt turim savo mintį, kaip gal galėtų kažkaip kitaip daryti, bet, pavyzdžiui, tarkim, aš nepasakyčiau, kiek žmonių šitoj kadencijoje, kurie jau baiginėjasi, yra iš Lietuvos. Tai vat ką kiek europarlamentarų yra? Jo, kiek Lietuva turi europarlamentarų, nors aš šiaip esu politiškai labai aktyvus žmogus. Aš domiuosi, man įdomu yra politika, bet šita vat sritis, aš nežinau. Kitas dalykas, aš nežinau, aš nesu matęs ne vieno pasisakymo arba kažkokios iniciatyvos iš lietuvių europarlamentarų kažkur te. Tarsi, man šitas europarlamentas yra toks daiktas, kur tipo įvyksta rinkimai ir jis kažkur pradingsta, ta prasme. Aš žinau, kad tik tai ar tebėra, ar nebėra, labai aktyviai, kadangi sekdavau, jie darydavo Juknevičienė su Kubilium savo tokius dviese pasikalbėjimus, ką jie veikė šią savaitę tam Europarlamente. Taip, atsiskaito kažkiek. Buvau arti tiesos, sakiau, 10 yra 11. Jums žinant yra Petras Auštrevičius. Ropė turbūt. Vilija Blinkevičiūtė, kur pensiją tikrai gaus, Stasys Jakeliūnas, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Aušra Maldeikienė, Liudas Mažylis, už tai, kad atrado aktą. Olekas yra, Ropė, Tomaševskį ir Uspaskich. Taip. Fantastinė kompanija. Dabar sužinojom po 4 metų, po 5 metų. Tomaševskį yra ten? Yra jo išrinktas. Tai čia buvo netgi nagrinėjama, kiek iš jų kėlė klausimą, balsavo arba dalyvavo. Tai kurios tavo paminėtos pavardės ten iš vis vienetai per kažkokį... Ir labai tai yra liūdna, svarbus dalykas, ES mums visiems labai svarbi, bet atstovavimas yra toks, žinai, nulinis. Dėl to, kai kažką nugirdom, kokie rinkimai, mums kaip ganėtinai aktyviems žmonėms, pasirodė, negirdėjom apie tai visiškai nieko. Aš aktyviausiai matau Remigutis. Aš turiu omeny Vilniaus buvęs meras. Vilniaus meras, aš galvoju, kad tu kitą Remigutį turi. Labai aktyviai nori varyti į Europarlamentą bičas, matyt, žmona liepia, žinai, ir labai jis ten su tais rinkėjais susitikinėja, ten turi kažkokius posėdžius. Jeigu jau jie ten žinot su tą politiką, nepradėkime. Bet čia yra vyrai suspiksim. Aš pasakysiu taip, Lietuvos Seimas nedomina, kai išgirdau algas, bet dėl Europos parlamento svarstyčiau. Svarstyčiau. Ir net negėda tai pasakyti, kad norėtus tos geros algelės. Norėčiau. Pirmą numink iki Nidos palangos, tada pašnekėsim. Jau turėjai ten būti. Žinai, kaip sako partija, kai susirenka žmogui, kuris jau užknysė, sako, gal tu mink į tą Europarlamentą ir tiek žinių. Visi norėtų. Šiandien mes taip kažkaip ramiai, bet man atrodo taip labai tikrai šnekam apie dalykus, tokie, žinai, nuoširdus pokalbis. Su patirtimis tam tikromis turim būti visokie, bet Saulius turbūt bus pasiruošęs rubrikai, aš galvoju. Aš esu irgi pasiruošęs, bet aš noriu pasakyti, gal galim judėti link pabaigos, aš išduosiu paslaptį žiūrovams, mes šiandien turim kūrybinį posėdį.
su kepta duona ir aš labai jau nekantrauju. Galėtumėm daugiau. Ne, mums labai viskas rūpi, viskas yra gerai, labai faina. Net aš pasakysiu jums, Hebra, taip. Mūsų klausytojai ir prenumeratoriai ir kažkas tai yra vienas dalykas, bet aš pats, kai važiuoju tolimesnį atstumą, įsijungiu Spotify į mūsų podcastą. Pats esi mūsų klausytojas. Aš praeitą kartą gal kažką norėjau rašyti, nebespėjau parašyti, žinokit, klausau. Žinai, kartais nusišypso. Nusijuokiu. Taip malonu. Bet iš savo baimės. Ne. Man taip patinka, kaip jūs kalbat, suprantate. Ir aš galvoju, kad viskas yra gerai. Galvoju, nieko, pasaulio nepakeičiam, bet taip maloniai pasišnekučiuojam, kad, viskas gerai. Kas atrodo, nutiko? Kad tas, tą mato ir mūsų žiūrovai, kurie komentuoja po video. Tu nežiūrėk, tu žiūri tokius dalykus, mano kolegės visokios. Tavo kolegė pamačiau, kur mažai apsirengusi iškrito. Sauliau, tradicinė, kol neperėjom. Tradicinė rubrika, aš tik dar norėjau padėkoti mūsų žiūrovom, kurie rašo komentarus po video. Taip ir sako, vyrai, malonu klausyti. Valinkit iš čia. Medus ausim. Negalvo, kokius komentarus rašo. Patinka, moterį. Gerai, aš turiu rekomendaciją. Ne, taip, lauk, Saulius pirmas. Duokit, aš jau pasiruošiau, pamiršiu. Žodžiu, čia yra rekomendacija, brūkšnelis labiau gal istorija. Dirbau renginį ir man didžėjus papasakojo, sako, reiškia, aš dirbau, sako, grojau tokiam prekybos centre, viešoje erdvėje ir prieina mergina ir paduoda man ir dar kažkokiam jaunam bičiui lapelį. Jame yra parašyta, toks lapelis, jame parašyta. Labas, turiu gražią draugę vardu Akvilė, ieškau jai vyro. Yra QR kodas, Instagramo ID ir tada čia priešas 100% you will not regret. 100% tu nesigilėsi. Kitoje lapelio pusėje parašyta. Tipsai. White socks only. Tik baltos koinės. Best vieta pirmajam pasimatymui Azerai. OG vieta. Kebabinė Azerai yra Vilniuje. Jeigu myli gyvūnus, pliusas irgi, žodžiu, papildomas. Tada brūkšnys ir višta. Sorry, not sorry, bet tik nuo 1,80 cm. Ūgio. Tai čia visiškai reali istorija, tai mano toks patarimas ir galite apžiūrėti, kad čia tikras. O, bet čia daug tokių lapelių, daug kam. Ne, tiesiog mergina, čia yra reali mergina, aš ją susiradau Instagrame, man buvo įdomu, ar tai yra kokia reklama, ar panašiai. Ar veikia, tai iš tikrųjų yra tikrai realus žmogus, kuris paprašė savo draugės, kad jinai padalintų lapelius gražiem bičiam ir ją pafollowintų ir pradėtų bendrauti. Toks gyvas lapelių tinderis. Bet čia jok neskemas, jokia nesąmonė. Neskemas, aš tiesiog pafollow tą merginą. Žiauriai toks ir kūrybiškas dalykas vienok. Taip, pavojingas šiek tiek gal. Pavojingas, jo, bet tai darai ne pati tu, nes būtų keista, ne? Tai tada tokį bendraukim. O čia daro draugė, žinai. Tai man patiko sprendimas, tai patarimas merginom, kurios, pavyzdžiui, nesusirado bičio įdarbino draugę, kuri padalina lapelius. Žinai, kas, aš kažkada čia kalbėjom su kolegėmis, su dar kažko ir buvau praleidęs tą momentą, kad panos, kurios tikrai yra žiauriai fainos, emancipuotos ir gražios, sako, be šansų kažką, aš tiesiog nesusirandu, tingiu ten eiti, žinai, Jana Mešas ir dar kažkur, ta prasme, nerandu ten pokalbį, ten girti, žinai, bijo prieiti prie gražių moterų. Ir galbūt bijo. Sako, žinokit, yra problema. Ir tą girdėjau ne iš vienos moters. Gražiom merginom kažkam pasakojo. Sako, žinai, vos ne, tai gal kažkas kažkur aplinkoje. Sako, jeigu sužinau kažkas aplinkoje, ar draugės ten bando padėti, vos nesuvest, kaip 20 amžiaus pradžioje, 19 amžiaus pabaigoje Lietuvoje, žinai, kur suveda kažką visą kitą. Aš galvoju, kad tai nebeegzistuoja, nes yra žiauriai lengva susirasti antras pusės, bet pasirodo... O kaip jūs vertino to? Tai yra normalu? Man įdomus labai sprendimas tikrai. Man patiko approachas, ta prasme, kad mergina, aš nežinau, gal ten... Čia yra labai kūrybiškas sprendimas, primena keletą dalykų, kurie buvo daryta tokioj baneriniai šitoj Audoro kompanijoje, kai Tadas Vidmantas žmona ieškojo darbo režisierius Vilniuje, keliose... Jo, keliose JC Deco... Taip. Reiškia, Audoro plakatuose uždėjęs, tipo, tokia ir tokia moteris, esu faina, ieškau darbo. Ir ta prasme, ir dar, kur buvo kažkada iš CTB, kur išeidinėjo, Pija pasilikti, tarsi, kur darbo pasiūlymas. Partizanis marketingas. Jo, partizaninis toks gali kainuoti pinigų, žinai, nemažai, bet vadinkim tai partizaninio, toks, fainas prieimas, bet čia labai asmeniška. Tai aš sakyčiau, taip 50-50, už kūrybiškumą 10 balų, dėl saugumo. Kad koks bajobas neparašytų ten ir taip toliau, žinai. Bet žinai, tai pati priima tos žmonės. Gintelė, tavo patarimas. Aš nepaslaptis, aš dažnai ir savo Instagram'e pakalbu, kad aš kartais, kai perklausau jau kelis kartus Radio Rančą arba kažką, aš dar mėgstu paklausyti audio knygų.
Ir aš negaliu nepasidalinti, šį savaitgalį važiuodamas per Lietuvą, aš buvau girdėjęs apie tą audio knygą. Jinai vadinasi Paslaptingas medžių gyvenimas. Bičas kažkoks, kuris ten, sakykime, eigulys, medžių specialistas, parašęs knygą, ją skaito aktorius Rimantas Bagdzevičius. Rimantas Bagdzevičius. Ta prasme, tai yra mokslinė knyga apie medžių gyvenimą, kaip medžiai bendrauja tarpusavyje, kaip jie viens kitam padeda, kad medžiai turi jausmus. Aš galvoju, kad yra medžiai melagiai. Ne, kad jie, pavyzdžiui, jie su grybais, kaip sudarinėja sandorius, kaip vieni kitus palaiko, kaip jie tarpusavį bendrauja, kaip jie, pavyzdžiui, kaip paskleidžia žinią, kad ateis to į tave šeniokot kažkokie dalykai. Ta prasme turim tai. Jo, ir tu skleisk ten tipo tam tikrą kvapą arba išleisk per lapus tam tikrą nuodą, kad tavęs negraužtų atėję ten gyvūnai, nes mane jau graužė, ta prasme. Kosmosas. Ir esmė, kad šitas aktorius skaito, ta knyga taip gerai parašyta, tu klausai tokios kaip pasakos, bet tai yra tokia mokslinė pasakos. Bet tave įtraukia kas, gal skaitimas, aktorius? Viskas viename. Viskas viename. Šia medžiu šia. Sako, netgi toj knygoje paklausiau, kad išėjęs tyloje gali išgirsti, kaip medžiai šnekasi tarpusavį. Vėl Stasiulis mums malkų pakrovė, kaip visada po podcast'o. Klausykite. Šitas jau nieko nebepasakys. O gal negali žinot, bet žinok, kai man pradėjo kalbėti apie kalbančius medžius, aš tada, realiai taip krupteliau netgi. Taip. Taigi skauda jiems, suprantate, mes tiek visko išmė. Žinai, kur tu gali nuprotėti visiškai, kur va taip, žinai, kur noriu atsiprašyti visų medžių bendrijos, bendruomenės. Taip, narių. Bet žinok, aš irgi labai šitą knygą klausydamas, aš noriu dabar nueiti į mišką ir apsikabinti medį, kur yra sakoma šiaip, kad reikia tai padaryti. Aš tavo istoriją įvertinčiau žodžiais iš animacinio filmuko Kalėdų senelis ir vasara. Ir to žodžius ištarė prie namelio esantis jūrų vepliai. Jie sakė, mūsų senis visai kvaiktelėjo. Paklausykit tos knygos. Nerealu, žinokit. Nerealu. O aš kažkiek tikiu. Jeigu medžiai, žinok, jeigu, pavyzdžiui, apie jų, čia reikėtų jau perspasakoti visą knygą, bet kas yra įspūdinga, kad jie netgi sugeba sureguliuoti, kad, pavyzdžiui, nusprendžia medis iš anksto, kad jis šiemet nežydės ir neves vaisių, nes yra per daug privisę šernų ir kitų gyvūnų ir, tipo, nėra tikimybė, jie ateis ir viskas suės. Čia moksliniai faktai ir čia moksliniai faktai. Turbūt, jo. Ir, tipo, ir jie nusprendžia, kad padarom pertraukėlę metų arba 2, apmažėja žvėrių populiacija, nes tada nesuės mūsų visų sėklų ir tada vėl galim bandyti pasidauginti. Taip. Kosmosas. Wow. Nes dar plus medžiai, kaip bendrauja šaknimis, pavyzdžiui, ten... Taip, šaknimis. Taip. Su kitais gyvūnais, dėl to grybai, kam reikalingi, taip. Kodėl dyksta, arba, kaip samanos, informacijos atidavimas, kosmosas. Nusprendžia, kad, tarkim, nugriuvo medis, ar ten buvo nukirstas ir yra kelmas, ir jie, pavyzdžiui, kažkaip sugalvoja, kad jie tą kelmą palaikys dar ilgai. Ir tas kelmas apeina tokiais pumpurais, pavyzdžiui, vieni kelmai sutrešta, o būna tokių kelmų, kurie apauga tokiais kaip gumbais ir tą kelmą maitina kiti šalia esantis medžiai šaknimis. O jūs atsimenate... Aš prūkysiu. O jūs atsimenate filmą Twin Peaksas? Twin Peakso miestelis, Twin Peaksas. Taigi buvo moteris su malka visą laiką. Taip. Kur kalbėdavosi. Taip va. Bet žinok, atrodo šiza, bet skamba labai gerai. Žinai, kad žiūrovai galėtų klausti, vyrai, ką jūs rūkot? Tik suprantai, kaip mano žmona sakau, einam į mišką, medį apsikabinsim, sako, man nereikia. Anoje serijoje mūsų Netflix serialo jau tu pasakoji apie žmoną, mišką ir zugiją. Ir kai mes sugalvojam, kad, reiškia, kad gamtoje kažkas yra nereikalingo, erkė labiausiai atrodo nereikalingiausias dalykas, nieko neatsimenu, buvo kažkoks pasakojimas, tipo, ant kiek reikalinga erkė gamtai. Eikit jūs velnio, man pasirodė neįdomu. Bet kai Hebra pradėjo stumti ant kormoranų, kurie nušiko miškus Nerijoj, dabar jau Nemuno, reiškia, šitoj visoj zonai prie Kuršių marių. Deltoj, Nemuno deltoj nušikinėja. Pasirodo, kad kormoranai yra vieninteliai paukščiai, kurie lesa invazinius šitos grundalus, ar kas tokie yra? Žuvis. Invazinė žuvis. Jeigu ne kormoranai, tai grundalai būtų tiek pavarę ir tiek išplitę kaip invaziniai daiktai, kad ten beveik nieko tipo nebeliktų kitų žuvų. Reiškia, jie nušika, bet tuo pat metu vieninteliai išgaudo ir sugeba pagauti šitos invazinius žuveliokus, tu prasme. Gamtoje viskas reikalinga, net mes vyrai, net mūsų podcastas, suprantat. Net mūsų podcastas. Viskas, ta, nata.
Einam, ne kad į vasarą, bet einam aptarti reikalų, kas bus po 2 savaičių. O beje, kai kitas išeis jau ir bus vasara, man atrodo, beveik. Beveik. Jau būsim ant slenksčio. Kalendorinė jo, o realitai jau yra. Tai vat, plenarinis posėdis laukia mūsų brangus. Mes išvykstam, aptarti reikalų. Ar bus kita serija nuspręsta bus šį vakarą? Ryšio pabaiga. Over. Yeah. Woo!